Jau viskas, žinok, sukasi, jau oplė. Bet nerodo, rodo laikrodį. Taip. Nepamačiau, viskas. Už 7. Į 7 užsukot visi, sveiki, malok, kameroj. Laidas ir eina per vaizdelį. Gerai, Bet tai būtume ir nepastebėję. Už tai prodiuseris ir neišėjęs yra, sėdi, prodiuseris sako, kad žiūrėkit, hebra, biškai, negerai čia. Susiimkit, mes susiėmėm. Negerai. Nu va taip. Gerai, tuoj Čia matėt, kaip be akinių žmonės mato trumpai, o dabar... Nežinau, šitą kirpsim. Pasukau. Ai, tą pusę reikia. Nu va, vėl tu nori, kad aš visą artėčiau tavęs visą laiką. Aš nenoriu nuotraukų ten, žinai, tai tik dėl to. Žinai, internautai prisizūmins, pasižiūrės tavo asmeninis nuotraukas. Šiaip durnas yra pavadinimas internautai. Žinok, aš nekenčiu iš to žodžio. Kas sugalvojo, galėtų, nežinau, Dar monitorių pasisukti. Prodiuseriai. Nu taip, jūs tik kokybės kontrolę užtikrinti. Gerai. Dar šiandien dukra viršui serga. Tai mes čia šiandien apsisunkinę maksimaliai. Gerai, viskas. Šiaip peršalom. Jo, čia tas oras labai šlikštus, tai labai lengvas. Aš labai nemėgstu, kai šitas būna, kur jau atšyla. Nes dar kūnas atrodo jau pabiškai adaptuojasi. Taip. Ir tada vėl gerklytę peršti jau vėl. Taip. Tai aš vakar laisvėje tave vieną kolegą girdžiu, žinai, vaikšto kalba, kaip žinai būna su gerklės vėžiu, kur būdavo tie Marlboro vyrai vadinami, žinai. Ne. Saulius. Aš kai dirbau, buvo Mindė kažkada. Net Sauliukas, bet vaikščio toks kaip Terminatorius, žinai. Tokio žemo balso dar nesu girdėjęs. My name is Optimus Prime. Tai Saulėnai sveikatos tau, nieko iškesi tu ten iš vis. Dėl internautų paremti. Taip. Labai blogas, negražus žodis yra internautai. Kaip kažkokie, žinai, kaip ateiviai, kažkokie, žinai, tokie iš viršaus toksai terminas, žinai, tipo, internautai, žinai, toks, visi dabar yra internautai. Kosmonautai, internautai kažkokie, nepatinka man. Man kaip nepatinka, kai sako amerikonai. Čia irgi toks amerikonai yra amerikiečiai, kur paprastas darbas dirba, ir amerikonai tada, žinai, yra... Tau taip? Man kažkaip atrodo, kad čia jau yra prestižiniai. Nežinau, man tai, kai sako amerikonas, tai yra toksai tipo biški irgi žeminantis tą amerikoną, žinai, nes... Ar čia kaip tik tas, kur paprastą darbą, bet save laiko aukštesnių už kitus ir aš amerikonas. Ne, jie nesako aš amerikonas. Ar čia lietuvis dažniausiai lietuviai sako, kad amerikonai ir amerikonas yra kaip toks, man atrodo, tai yra žeminantis, žinai, nes amerikietis, yra amerikietis, o amerikonas, tai čia, čia išsidirbinėjimas yra. Toks negražu. Aš manau, kad čia tie, kur, žinai, anais laikais, kai net būdavo labai prekių ir iš Amerikos kažkas džinsus ten gaudavo, tai va tada čia būdavo tas tipo, amerikonsa, ne? Džinsus va čia amerikoniškus. Man čia ta tokia provincialumas toks, žinai, amerikons, atvažiuoja, Tas, kur, čia dabar geresnis, ne? Čia mandresnis. Gerai, mes čia suksim kiek norim ratais, šiandien tu jau dovanų liktai turi. Dabar galvoju, ar mes jas pabaigai paliekam? Gal pabaigai paliekam? Ne, aš manau, iki pabaigos pusę nedažiūri, žinai. Tai va, gal metas dažiūrėti, žinai. Tai mes čia tipo dėl savęs sėdėm. Taip, dėl savęs dažniausiai. Aš tai galvoju iš pradžių šiaip gal apie savaitę ir tada pereiti. Taip, gražiai pereiti, kai jau nebeliks apie tą savaitę, ką aš nekėjau. Aš galvoju, žinau, reikia su tą savo savaitę jau gal net ir pereiti prie kažkokių tai... Nes, ar jums įdomu yra, kaip savaitę mes praeidom? Nebent kažkas įdomus, pavyzdžiui, aš galiu papasakoti. Prašom. Pavyzdžiui, pirmą kartą bare man pastatė šotą. Tipo, nėra buvę. Jis ar jie? Jis. Tai šiaip sakė... Jo, bet šiaip sakė, kad tave pažįsta. Mane pažįsta? Jo, jis yra vardu Vincas, nes sakė, kad, tipo, ir aš pažįstu Timūrą, nes jo, ir sūnus Vincas. Tai jis laisvės tave dirbo? Jo. Vienas tų pirmų technikų. Taip, tai sutikau Vincą. Tai aš pradžioju, ten sveikas, pagarba ten už šitą trigubą Dubliną, už ten tą krepšinę laidą, žodžiu. O aš ten užėjau tiesiog, žodžiu, vienas įdriuko galvoju šausiu ir ten pas bičiulį norėjau užsukti.
Tai dar net neužsakau to sidro, jau prieina, jau sveiki, čia dar kažkas, Vincas, ten pažįstu Timūrą, tada ten dar kažką, tada ten ir visus vos ne pusę pažįsta, ką aš pažįstu, taip gavosi. Ir tada, davai, gal šotą, žinai, aš jau veikti su tuo sidriuku, sakau, gerai, žinai, tipo, ką žinau, siūlo, gerai, važiuojam. Tai va, tai atsigėrim. Piano menė ten. Kaip ten į piano meną realiai visada užsakė ir vis tiek kažką pažįstamo, atrodo, sutiksi. Bet jau man taip kažkaip pasitaiko, kad... Aš taip seniai, žinok, niekur nebuvau, aš jau svajoju, kaip norėčiau taip prasinešti kažkaip. Tai tu irgi, žinok, neitum, bet kada penktadienį arba šeštadienį į piano meną, aš tau 100% garantuoju, jeigu per pusvalandį pabūsi, tai su kažkuo tikrai pasilabinsi ir persimesi. Jau tikrai girtas išėjęs, ne? Jau gali namų važiuoti. Piano menas, namai. Toks vakarėlis. Bet aišku, pabaiga nėra punchline, tiesiog jo, pašnekėjom. Ir pagrindė jo, tada, kas man kartais patinka, bet kas man ir nepatinka, tai tipo, būna žiūrint kaip, aišku, sudėlioja, tai bet prasideda patarimai, kaip tau ką reikia daryti, žinai, tie patie tokie, nežinau, ar tau būna, žinai, prieina iš pradžių labai faina, čia... Tipo, vos ne fanas, bet tipo, labai faina, čia tararararara, ir tada ateina iki antros pusės su idėjom, žinai, tada, tai, pavyzdžiui, čia mums sakė. Kad... Labai faina, bet. jo, viskas labai faina, bet. Čia viskas žiauriai gerai, bet. Tai va, taip, dėl šito podcast'o buvo, kad, tai aš, pavyzdžiui, pirmą, aišku, mums... Kokie patarimai? Pirmas sakė, niekam nebeįdomu šnekančios galvos, tai čia toksai pradėjo su tuo. Klasika. Aš jau taip, okei. Po jo ten montažo, tai iš pradžio, aišku, praktikantam reikėtų montažui, ten sako, žinai, tai va, pasižiūrėkite ten univerę, kas, aišku, gal nėra blogas patarimas, bet čia toks, kur žinai, čia visoms įmonėms šitas tas pats patarimas galioja. Tipo, susirask praktikantą, kuris tipo dega, žinai, nemokėk jam pinigų. Bet antras tai toks pat, tik tai, kad, tai yra su pardavimais jums, tai ką, tai irgi tas pats, kur ieškokit praktikanto, kas dirbtų su pardavimais ir, tipo, žinai. Tai prašom, praktikantai. Jo, prašom. Laisvai. Jeigu žiūrit, norit arba pardavinėti reklamą, galim, pardavimų žmogui, viską iš 3. Davai, ateinat, mes darom, jūs viską dalinam iš 3. Visas dovanas, visas bonusus, gaunam kažkokių, nežinau, čipsiukų, sriubyčių pasistatyti, viską į 3 dalis, atlyginimą irgi į 3 dalis, važiuojam. Tapkit komandos dalim. Montuotojai irgi. Montuotojai nelabai yra, kad pajamos čia generuojasi, tai nėra ką labai itin pasiūlyti, bet kaip visi sako, bet žinokit, kokia gera praktika bus. Žiūrėkit, jeigu atsirastų rimtų interesantų, galima gal dar kažką sugalvoti, bet puikia proga mokintis. Jeigu kažkam įdomu iš tų žiūrinčių, su montuotoju bent išeisim, bus į piano meną, išeisim jums po gėrimą, pavaišinsim gėrimų, pabūsim, susipažinsit su 2 linksmais žmonėm. Patirtis išsitempsim. Tikrai būtų gera, bet yra kitas dalykas, kad čia nėra ką montuoti, nes mes vieną kamerą naudojam, žinai. Mes galim iš reikalo 2 padaryti, tavo iPhone'as. Gerai, 3 galėtumėm padaryti. Ką tai keičia, aš nelabai įsivaizduoju, bet galim, nežinai, nebent. Įvaizdis, žinai. Jo, daug kamerų. Šitas vis tiek. Lygis. Vis tiek. Visą laiką geriausias argumentas, bet vis tiek. Nes tai ką be pridėsi, bet vis tiek. Tai, nežinau, man atrodo, kad mes pakankamai įmontuojam, jeigu mes kalbame apie kažką, tai yra įdėtas ten, jeigu filmas, tai ten filmo plakatas, kažkas, tai IMDb screenshotas, jeigu dar kažkas, man atrodo, pakankamai apmontuota, o kad čia būtų tempas, dinamika kažkoks, kad čia jums labai griebtų už kiaušų, plemba. Labai reikia pasiruošti, čia yra labai daug redaktorinio darbo, bet ačiū už kritiką. Man patinka visada tokie netikėti nuotykiai. Tipo čia toks netikėtas mini nuotykis, žinai, su kažkas pažįsti. Jo, dar toks... Pašnekė. Bet šiaip patarimas, man atrodo, nemėgstu dalinti patarimų, bet nežinau, prieinat prie kažko, kas jums atrodo gerai varo. Nebūtinai ir patarimas nedalintų. Jeigu aš iš vis, pavyzdžiui, pasimokau net su savo draugais, nes būdavau in my 20s toks. Ir mano čia labiau į filosofinę pusę, mano šiaip vienas pačių geriausių suprastų patarimų ar minčių, ką aš sužinojau, būdamas vyresnis, neduok patarimų, jeigu jų nieks neprašo.
Nu, ta prasme, šiaip, pavyzdžiui, draugai, jeigu jie išsikalba, jeigu, pavyzdžiui, sako, man blogai, tas ir tas, nu tai nesiūlyk, jis pats žino sprendimus dažniausiai, jis pats žino, ką jam reikėtų padaryti. Arba jam reikėtų pačiam juos surasti. Jo, arba jis pats turi ieškoti. Psichoterapinė irgi taip pat. Taip, nes gaunasi, kad, nu, tu pradedi dalinti patarimus ir jis pradeda blogai jaustis. Aš, pavyzdžiui, irgi, nu, man kartais tada man pradeda, nu, aš tada kažkaip pradedu blogai jaustis, nu, nes jo, tada aš aiškiai čia nedarau. Ir atmetimo reakcija būna. Ir atmetimo reakcija, ir tada tokia pagalvoju, jo, galbūt ten, jo, galbūt, nu, bet visada persvarstai, aišku. Bet aš turiu menį, ką žinau, kai esi toj, nežinau, su draugais, nu, kai su draugais tai toj saugioj zonon, tai kartais tu tiesiog nori, kad tave išklausytų ir tu, jeigu, tai žinai, gerai, nu, taigi, nu, išklauso, supranta, žinai, girdi ir tu tikriausiai pats tą patį sugalvosi ir gal net šimiai labiau pradėsi daryti, negu ten, žinai, va, tą reikėtų, tai gal tą reikėtų. Nu, tai taip, suprantu, kad reikėtų, bet net ne to man dabar reikia. Tai, o čia, kai, nu, tai, bet čia dar draugai, žinai, dar vis tiek biški šitas yra. Bet kai, nu, iš nepažįstamų, nu, tai ką žinau, nu, man, nu, tipo, ačiū, bet, pavyzdžiui, man kaip ir kritika arba blogi komentarai, arba kažkokie dalykai, man įdomu tik, ką aš pažįstu. Nu, tipo, arba jau labai turiu gerbti iš va, tos pačios kūrybos, nu, tarkim, žinai, Jankevičius paskambins, sakytų, žiūrėk, kai vedi laidą, biški nedaryk to, tada aš paklausysiu, nu, žinai, paklausysiu, nes tai yra, nu, turintis ten, žodžiu, jau patirtį, nu, bet plus ir pažįstu dar. Tai va tada jo, bet kai žmogus, kur būna, kad nesisuka jokiame tame reikale, labai random, jo, ir tada va, reikėtų, nu tai daryk savo ir tą parodyk, kaip reikia. Nu, žinai, man tada toks pirmas būna. Mažai, ką, laidelę praeitą aptart gal norisi, nes visiškai netaip išėjo kaip dažniausiai pasirodydavo šeštadienio ryte. Ir kažkaip, ir aš galvoju, žinai, taip žiūrėjau, stebėjau, visą laiką būna paleidai, žinai, taip, nu, pažiūri. Taip galvoju, nerenka tų skaičiukų, žinai, to vidurkio mes taip ir nepasiekėm. Mes esam sustoję ties ten, kur ten kažkokie buvo. Lauk, dabar aš dariau už to. Jo. Šiek tiek 500 nebuvo. Jo, laidoje šnekam, kad laukiam, kada 1000 peržengsim. Ne, aš sakiau, kada pirma. Tai pirma jau 37 peržiūros tik liko iki 1000. Jo, teisingai. Jo, tai šitą mažiau. Aš galvoju, žinai, dėl to, kad oras buvo geras, mamos diena ir gal keliaujančių, važinėjančių daug buvo, nes aš pats irgi įdėjau anksčiau, nes norėjusi išvažiuoti į Telšius, tai vat ir gavosi matyti, kad ir daug kas judėjo, įtariu, tai žinai, kažkaip taip ir nukrito, tai nesimatė, bet yra... Nieko baisaus, ačiū tiek, kad žiūrėjau. Nu, bet yra fainų komentarų. Tai visą laiką norisi juos sureaguoti. Musės riboja rašo. Tradicinė jau nuolatinė žiūrovė. Taip, žiūrovas, man atrodo. Žiūrovas, gal Timūro kanalas nori dovanos, pagaminčiau iš daug magnetų ir rodyklių, čia buvo užuomina. Zipe kažką panašaus turėjot matyti, čiupinėti, o ant vieno net ir rašyti, Timūras. Pas mane su garsu viskas čiki, pas Zipą klausau ne dėl muzikos, o dėl tų balsų, tarp kurių kažkas grodavo. O, nemačiau šitą. Jo, čia naujas. Čia tipo magnetukai? Ar kas? Čia magnetukai. Ir aš galvoju dabar, aš atsimenu vieną bičą, kuris darė medinius magnetukus ir su kuriuo yra buvę, ten tekę bendrauti, ten kažką bandėm daryti. Ir gali būti, kad aš kažko ir neatsimenu. Tai jo. Domina. Šiaip domina, tikrai domina. Gal net galėtumėm kokį nors unikalių magnetukų. Pasidaryti, žinai. Bet jau prasideda tada jau savo reikia turėti jau kažkokių piešinukų arba, nu, jau savo kažkaip. Tai sugalvosim, žinai. Aš kažkada, šiaip įdomu, aš seniai turėjau idėją pagaminti savo marškinėlių, žinai, dar kol nebuvo jokių čia merčų, kultūros, nieko, žinai, gal būtų faina padaryti, žinai, su atiduok modemą, since 2008, nu, tipo, kad užfiksuotos metus, žinai. Tai aš jau nebesuprantu, tave erzina šitas dalykas, bet ir marškinėlius kaip ir nešiotum. Čia yra, tu savo minusus turi paversti pliusai, žinai, tai čia kad ir erzina, bet tu gali išnaudoti. Čia tas, kur jeigu iš tas dėl kažko šaiposi, tai pradėk šaipytis, nu, nes čia ne tai, kad šaipas. Bet, tipo, kad mokykloje, jeigu iš tavęs kažkas šaiposi, pradėk iš savęs šaipytis, tai tada viskas nuslūgs, ne? Čia, čia tokia logika maždaug, arba jeigu tau kažkas kliūna, tai tu, tipo, embracing. Jo, priimk ir padaryk iš to, žinai, pliusą. Tai, žinai, gal nors man nepatinka, bet, žinai, jeigu pavyktų iš to uždirbti,
Nu, tada gal ir žinai, tas ant to tada, žinai. Gerai, kokios kitos yra Timūro marškinėlių idėjos buvo. Tai tos dvi catchfrazės iš esmės, jo, kur buvo, kad atiduok modemą arba paskui kirsiu galvą kirsiu, kur buvo tas, žinai, tie labiau nuėjo. Plauk, čia iš Riterio, ar ne? Ne, šitas buvo išvažiavimų su Tadu, viena iš serijų. Šitos nežinau. Nežinai? Pratęskite. Oi, ten buvo. Nors apie abi šiaip norėčiau daugiau, nes praeitą kartą pagalvojau, kad ir apie atiduok modemą ten, nu, tu užsiminiai ir aš norėjau pasakyti, kad aš tai žinau, bet aš taip ir nedaklausiau labiau aplink tą frazę, žinai, koks ten tas kambarys. Nu, žodžiu, davai, apie abi labai detaliai norėčiau. Tai nuo kurios noriu pradėti. Mūsų sribo jau nuvažiavo, reiškia, nuo komentarų, bet gerai. Tai čia sakant, kad domina magnetukas atiduok modemą arba kirsiu galvą kirsiu. Jau yra idėja, bet nežinom, ar pats, sakykime, gamini dizainą, ar tik tai tą jau magnetuko dalį. Tai va, ar reikia dizaino, bet jeigu, aš manau, kad jeigu mes pamatom kažkokių variantų ir vos ne va čia, o šitą ir šitą ir tiesiog mes gaudom, tai aišku, kad žinai, čia net nėra klausimų. Žiūrėk, mūsės riboja, mano kontaktus nėra sunku rasti internete, yra mano svetainė galų galė timūras.lt, tai galite man parašyti, mes subendrausim ir aš net nebejoju, kad žmogus paišyti moka, nėra kreivarankis. Tai prašom, dvi frazės, atiduok modemą ir kirsiu galvą kirsiu, joms vizualas kažkas, prašom, subendraukim. Kažką su podcastu, kad dar aš biški trauktas būčiau. Ir kažką su podcastu dar. Bent biški. Tai trys tada, taip, tada pavadinimą. Jo, aš surėdas gal pavadinimą bent jau, tada aš ant šalituvą galėčiau užsidėti. Taip, kažkaip tai. Tai tų variantų prašom ir tada mes galėtumėm kokį 10 užsakyti ir tada dalinti kiekvienoje laidoje kažkaip už kažką. Būtų miela. O dėl tų frazių, tai ten, nu... Abi su Tadu, kaip suprantu. Abi su Tadas... Taip, tai aš ir sakau, mano žinomiausi ir daugiausiai pasiekę kūriniai buvo padaryti su Tadu. Ir be jo man nesikūrė. Su niekuo man taip nesikūrė kaip su juo ir tada nesinori kurti, nes tu jauti, kad tu kažkaip bibienį užsiminėjai, žinai, tu šudeliauji. Tai toks kūrybos bendramintis toks, negalima sakyti jau toks visiškai. Jis yra kūrybiškai labai stimuliuojantis. Ir jis dabar kaip režisierius irgi labai gerai dirba. Visiems aktoriam patinka dirbti su juo, nes jis išklauso, jis nėra, kad jis reikalauja, bet jisai tau labai aiškiai duoda, ko jisai tikisi suprasti, žinai. Ir tu ten nueini. O su juo tai mes, kai gyvenom, tam mažam Subučiaus gatvės butukiai, ten 18 gal kvadratų buvo, nu, labai mažas butelis. Ir ten tom šiktom trynėmės, kai mes... Kiek kambarių? Nu, vienas. Vienam tipo? Vienas kambarys, taip. Vienas kambarys, ten buvo dar tulikas atskiras, toks labai mažas, kur įeinant reikėjo taip duris, sudarytum taip prisiklausti, žinai. Tulikas, tada buvo dušinė, į kurią nebuvo labai faina lapėti. Bet savo turėjot, nebuvo kaip bendriko, kad... Ne, ten buvo taip, ten buvo iš vieno mažo kambario, ten gal buvo koks 20 kvadratų, bet padarė, ten, reiškia, atitvėrė biškį įėjimą ir iš šonus buvo į vieną tulikas, į kitą dušinę ir ten per tokį dar likusi susirėjimą. Tipo taip kažkaip. Jo, ten dar tada ir šaldikas tilpo ir dar dujinė ant viršaus. Tai į dušą ar į vonę? Nu, pakeliui į dušą tu galėjai valgyti pasidaryti. Jo. Tai taip... Viskas labai suspausta, žinai, buvo. Bet buvo miela, nes buvo, žinai, buvo mūsų. Nes ten Tado tėvai... Šaltą alelio galėjai į dušą pasigriebti. Jo, šiaip nėra buvo, bet teoriškai buvo įmanoma. Tai va, šaldiką atsimenu, aš atsivežiau iš Telšių seną tokį, kuriam buvo tiek pat metų, kiek man. Jis tam bute taip ir liko, nes jau nebebuvo kur jo vežtis, galvoju, žinai. Ir čia buvo vienas iš tų, kur tą tokią praeitį paleisti norėjus, jeigu tam šaldikui, nu gerai, tegul čia ir lieka. Buvo gaila palikti. Tai va, bet tai ta frazė, grįžtant prie jos, jinai atsirado iš to, kad mes tiesiog namuose, čia buvo 2005-2006 gal metai, jokių YouTube nėra, dar nieko, viskas būdavo, žinai, arba ten emuliam, žinai, siuntinėjimą ir panašiai. Tadas šiaip jau buvo mokykloje prifilmavęs tokių jokingų, labai kūrybiškų filmukų, nes jo tėvai turėjo nusipirkę fotiką, kuris jau filmavo, tai ten buvo visiška bagariška, žinai, ten 6 km 4-8, man atrodo, visiškai. Max. Ir jisai, tas jo kūrybiškumas ir toks inžinerinis mąstymas jau ten išlindęs buvo, kad jisai
pritaikė prie to fotiko, nes fotiko objektyvas buvo labai maža skylutė ir jisai pritaikė tenais nuo durų akutės lęšį. Ir gavosi, kad tu turi fišajų. Okay. Fišajų. Tais laikais, taip. 2.5, žinai, kai jeigu tu ten norėdavai su skeitu pasifilmuoti, tai reikėdavo jau ten handicamo, ten, žinai, su tuo fišajaus adapteriu. O čia tiesiog buvo maža kamerytė, kaip dabar Rabbitas, va tokio dydžio, tas Rabbit AI-us, žinai, grinai tokio dydžio, žinai. Ir kvadratinis fotikas, atsimenu, viršui toksai lėšiukas ir ten jis užsikonstravęs buvo užsideda. Ir jisai su tuo fišajum buvo nufilmavęs su savo ten draugeliai Širvintose kelis tokius, nu tikrai gerus jokingus skečus, kur neva tai prie durų beldžia ir vienas bendrauja, vieną veikėją matai, o kitas yra už durų. Nu ir žiauriai gerai, žinai, ten buvo gal 4 kokie, jeigu nedaugiau tų skečų. Labai buvo gerai ir jis juos dalindavo, platindavo ten klasiokam, jis ten paskui padidžiaudavo, tai tiem, kur groja, žinai, nu va, tipo taip, žinai, į kompaktą būdavo rašoma ir dalinama. Ir kai jisai atsikraustė, man parodė, aš galvoju, čia yra belekas, žinai, aš tokio kūrybingo ir tokio skatinančio žmogaus gyvenime nebuvau, žinai, sutikęs. Jisai dar buvo, žinai, jis jaunesnis už mane 4 metais, bet jaučiu, kad, žinai, galiom gerokai aukščiau mane, žinai. Ir buvo faina, kad jisai, žinai, ir tokia atmosfera namuose susikūrė, tokia kūrybiškai skatinanti, žinai. Mes durniuodavom ir mes ten ir savo realybės šou atsimenu esam filmavę. O kaip susipažinot dar? Tai mes kartu, atgal? Aš kai nusprendžiau, kad aš noriu Dailės akademijoje studijuoti, reikėjo, išsiaiškinau, lankyti paruošiamuosius kursus, kur ten lankai pusę metus, tai ten moki už juos ir iš esmės tu taip nusiperki vietą tenai. Tai yra toks gražus būdas paimti iš studentų pinigų. Aš nežinau, ar dabar dar tą daro, bet tai buvo paruošiamieji kursai. Nu, logiškai atrodė. Entry fee. Entry fee, bet tie paruošimieji kursai dar ir turėjo tą, žinai, tokį kaip ir veikianti galbūt aspektą, kad jie kaip ir tave nukreipdavo tam tikrą linkmę ir jie, nu, vat, jeigu būdavo ten tie, reiškia, ten paišymai, tapimai, kažkas, tai jau buvo orientuota į tai, kas bus, kai tu, jeigu įstosi. Tai ir ten jie maždaug matydavo jau tavo sugebėjimus, tu ten galėdavo pasikelti, nu, tokios mini varžytuvės vykdavo. Ir ten tose paruošiamosiuose kursuose Tadas mane labiau užmatė, aš ten, žinai, kai važiuodavau iš tų telšių, žinai, toks visiškai provincialas, aš su nieko nelabai ten bendraudavau, ta klaiki, žinai, žema savivertė, toksai tiesiog ateini, atbūni ir I'm out. Žinai, o ir kai tada įstojau, reikėjo jau ten žiūrėti, kur gyventi ir tą pačią dieną, kai sužinau, kad įstojau, ten Tadas, jo sesė ir tėvai, taip, žinai, varinėjo, tai tokia, žinai, tokia atmosfera, žinai, matau tokia faina ten pas juos. Ir jisai man sako, gal tu nori gyventi kartu? Ai, taip random, taip iš nieko. Jo. Jūs nebuvot pašnekėję daugiau nei ten poros sakinių tarpusavy? Gal mes buvom kažkaip ten, taip, žinai, nu, žinai, taip kažkaip, nes visi ten, žinai, vienoje krūvoje, tai, žinai, nu, iš reikalo pašnekė, bet jisai sakė, jo, kad kai mes esam kalbėję, žodžiu, kad jisai mane nusižiūrėjo, žinai, ir pagalvojo, kad vat, su juo galėčiau gyventi. Nes aš toks tipo ramesnis, tylesnis, jisai kitoksai labiau dominuojantis, vat galvoja, žinai, reiškia, nu, vat, mes neturėtumėm pjauti, žinai. Paskui gyvenant pradėjo man ten, žinai, jau irgi, žinai, skleistis mano žiedas, žinai, sparnai dykti ir mes ten buvom susipykę labai, labai stipriai vienu metu, nes, žinai, aš kažkiek, žinai, jaučiau, kad, nu, manęs negerbė, žinai, kaip turėtų. Ir mes ten buvom susikalę, aš tada jau užsikrausit norėjau ir dar atsimenu ten kažkaip, kad aš siunčiau dar Agnei žinutę tokią, tada nuėjo Tadui, tada jisai man atrašė, tai gal mes pradžiai, žinai, kažkaip, kad aš čia viskas išsikrausiu, kažkokį užsišikau ten, žinai, tada jis sako, gal pašnekėkim, nu, ir mes rimtai susipykom ir paskui labai rimtai susitaikėm. Ir va ta draugystė, jinai taip, žinai, perėjo tą ugnį ir ledą. Ir tai vad grįžtant į tą Atiduok modemą filmuką, tai mes ten filmuodavom namuose krūvas įvairiausių dalykų ten, nuo skečiukų, nuo, sakau, realybės šou buvo ir vienas iš tų buvo tiesiog eilinis vakaras, aš tada realiai buvau paskolinęs savo modemą, o kompai dar tada buvo tie bokštai, kur viskas įsideda iš galo, žinai, su varžtuku prisukamu, žinai. Ir mano buvo čiut geresnis, jo buvo blogesnis. Ir jam ten kažką ar įsikelti reikėjo, ar kažkas ten, nežinau, bet ten tie tokie, žinai, minimalūs greičių skirtumai, nu jie lemdavo, ar tu sėdi 5 minučių ar 30, žinai, o tai jau yra daug. Tai va, ir paprašė paskolinti kažkada, aš jam paskolinau, jisai įsidėjo, padarė, tai pas jį ten ir liko ir aš kažkurį vakarą prisiminiau, kad nu, jau norėčiau atgauti, žinai.
Ir aš jam ten, žinai, pradėjau, ir jis jungia tas durnius, žinai, tipo toks, kur ten tas būdavo, žinai, ir pradėjau tą vaidinti kažką, žinai, nes, nu, jis, tipo, žinai, neatiduoda. Mane lengvai trigerino, pajutau, žinai, ir aš tada tą tokią savistabą viens kito, žinai, ugdėm. Ir pajutau, kad, žinai, biškerzina, kad, žinai, kad dar jisai nenori atiduoti. Bet dar kamera kažkurio metu įsijungia. O jisai tiesiog ant lovos gulėjo ir ten su kamera, žinai, ar jis ten, ar šiaip gulėjo. Bet tai nebuvo, kad paruoštas filmavimas. Iš esmės, tu galvoji, ten kažką šiaip su tą kamerą veikia, net ten kažkas spaudinėja. Aš buvau nusisukęs, tai va ten, kaip matosi, aš ten prie kompo sėdžiu, jisai ant lovos gulėjo. Kamera galbūt buvo šalia padėta lentynų, nes ten tokia prie jo buvo. Ir prasidėjo tas, žinai, toksai kažkoks ten dialogas, sakau, kad, nu, atiduok modemą, žinai, ir jisai, tipo, aš neatsimenu, ką jis ten pasakė, bet aš atsimenu, kad jo, tas vat jausmas kilo ir tada aš jau įjungiau ten tą kažkokį ten tą personažą, žinai, tą tokį pergirusio tėvą, žinai, ir tipo, visas tas ten, žinai, įsijungia ir jisai tada ten užklai, nes jis sakė, vat, prasideda video, ką tau ten atiduot, sakei, tai va ten yra jau eina, žinai, tai va, ir ten labai greit viską, žinai, jisai tiesiog laiku įjungia kamerą, nufilmavo ir that's that, maždaug, va tiek, tai ten nebuvo ruoštas, nieko, čia buvo eilinis, mes esam gerokai geriau pavarę. Iš tikro, kad reikėjo tau to modemo. Nu, taip. Realiai buvo paskolintas, realiai man jį reikėjo gražinti ir jis man jo negražino ir realus konfliktas, kuris buvo sprendžiamas kūrybiškai, žinai. Aha. Tai va. Ir... O gerai, o kaip tada tas video tada pateko į internetą? Nes, pavyzdžiui, kiti visi, jūs sakė, jeigu daug prifilmavot, tai arba nenuėjo, kiti taip stipriai, kaip, žinai... Kiti nėra rodomi tiesiog. Jie yra nerodytini. Bet ir šitas gal, atrodo, gal jisai nusilykino kaip nors, ar ne? Ar įdėjot kažkur visą? Ne, jo istorija yra tokia, kad... Nes YouTube'o nebuvo. Nebuvo, čia sakau, 2006-2007 gal metai. Jo, YouTube'as 2008, kiek aš atsimenu. Jo. Tai tais laikais dar veikia Lietuvos kino teatras ir jame vyko toksai kasmetinis 1 minutės filmų festivalis. Vadindavosi Pravda 1 minutės festivalis, nes Pravda buvo toksai žurnaliukas, kuris eidavo Vilniuje studentam, kiek aš ten atsimenu, apie renginius, ten kažkokie straipsniukai būdavo, nu, vat kažkokia tokia kažkoks, jis gan storas šiaip būdavo, žinai. Ir jį platindavo po univerus visokias ir vat studentam buvo toks 1 minutės filmukų festivalis. Iš esmės, kur idėjos varžosi, žinai, kažkaip tai. Ir ten, atsimenu, buvo labai įdomių filmukų, žinai, aš pats vienais metais dalyvavau su labai prastu, bet nes kažkaip labai noriu. Nežinau, ką pasakyti, bet aš noriu sudalyvauti. Kažką nufilmavau, nusinčiau, net nežvengia niek, žinai. O ten esmė vertinimas ir būdavo, kad... Juokingas turėjo būti. Nu, komedijinis turėjo būti. Kaip ir dabar. Kaip ir dabar. Turi būti light, funny, visa kita nesiskaito. Žinai, auditorijos yra per mažos ir tai neina, žinai. Tai va ir mes čia bandom daryti, kaip mums norisi, turim, ką turim. Tai tada irgi turėjo būti juokinga ir eiti. Tadas tą juokingumą labai jausdavo, intuityviai mokėdavo ir, sakau, ten ir tų skečiukus jau buvo parašę, žinai, pas jį jau įdirbis buvo. Ir jisai sudalyvavo tame festivalį ir ten, aš neatsimenu, ar jisai buvo pirmas festivalis ar kaip, bet tada pirmas dalyvavimas buvo ir pirmą vietą iškart, žinai. Okay. Kaip su mano Vinco karate taurė, žinai. Tai pirmas sykis, pirmą vietą ir bam laimi, žinai. Ir tada jisai ir išplito, nes kai tas filmukas ėjo, žinai, pradeda rodyti ir žinai, nes man jo gėda buvo to filmuko, žinai, nes aš nesuprantu, kam jis, žinai, ten paklausė, sako, davai, sako, aš jį ten, žinai, nusiųsiu ten, žinai, man, žinai, toks buvo avantūra. Bet tai palauk, patį tą modemą siuntė į tą, ar kitą siuntė? Ką jis siuntė? Tą filmuką atiduok modemą. Jisai sumontavo, ten padarė tą, kad 1 minutė būtų. Ir jisai nusiuntė tam festivaliui ir išėjo dalyvauti jame. Tai, žinai, manęs paklausė, tipo, ar galiu, ar davai, žinai, aš galvoju, žinai, kas blogiausio gali nutikti? Laimėti pirmą vietą ir išpopuliarėti. Taip, žinai, ir buvo tokio, žinai, kad aš ilgą laiką, nu, nesakau, aš jo gėdėjau. Taip, aišku, oh my god.
Aš niekada nežinau, kad jis laimėjo dar vienos minutės. Ir nuo to filmuko prasidėjo ir tada, žinai, toksai matomumas, žinomumas, žinai, kilimas, o mano atsirado, žinai, asociacija šitos snukio su debilu, žinai. Nu, va, su šituo, žinai, kažkokiu, žinai, nervininku, kuris iš tikrųjų yra nervininkas, žinai. Tai va, ir taip pat ir tempėsi, žinai, ir sakau, visi, ir čia toks buvo pirmas exposure su tuo, kad, žinai, jie mato vienaip, o aš matau visai kitaip, žinai, šitą filmuką, šitą kūrinį, žinai, kuris toks ir kūrinys. Tai va, žinai, nes visiems atrodo, kad čia kažkas kažkaip, žinai, ir tada antrais metais jisai nusprendė padaryti pratęsimą, buvo Atiduok Modemą 2. Tai ten buvo... Keista, kad ne 3. Nu, negalėtų kartotis bairiai, tadas nemėgsta kartotis, tai čia būtų jo, žinai, tai va tada buvo 2. Tai ten buvo irgi idėja tokia, kad ne va tai aš čia tipo išpopuliarėjau, užgarsėjau, filmukas buvo sėkmingas, jisai sužaidė ant to ir ne va aš įkūriau Atiduok Modemą mokyklą. Ir ten ne va tai ėjo studentai, nu tipo buvo pirmas mokumentaris. Aš atsimenu ir šitą kažkokį. Tai ten buvo kursiokų prikviesta. Jo. Ir kad visi ir bando tam. Taip, aš ten rodau, kaip sensėjus rodau, jie ten bando ir atkartuot visi, žinai, ir aš prieinu ir ten, žinai, duodu korekcijas, kad ne, žinai, labiau ten kažką pasodini, žinai. Ir buvo labai geri tie statementai, kamera, kur ten atsimenu Edmą Stundžius, jeigu dar pamatys, tai tikrai, va ten aš jį pamačiau tokį, žinai, tokį, nes ten toks bičiukas, aš gal net įmontuosiu, įdėsiu, žinai. Aš daug ko išmokau vien per vieną pamoką. Kuris toks, žinai, aš čia tiek daug išmokau, man tiek daug tai davė, žinai, kur tokie nuoširdus, labai gera vaidyba, žinai, buvo iš tų, kurie ten, sakau, sudalyvavo. Ir atsimenu, filmuoti buvo smagu, tada buvo smagu organizuoti viską, nes jisai ten buvo jau produceris, režisierius, ten buvo, žinai, viskas viename. Ir va tas kontroliavimas proceso pas jį nuo seniai, žinai, yra. Ir va taip su to ir gavosi Atiduok Modemą, kad jisai va 2 dalis jo buvo ir paskui ten kitus dalykus, sakau, esam darę, sakau, daug ką mes filmavom tam bute, nu, nėra netrodytina, nes ten net ne viskas ir juokinga, žinai, arba ten viskas mums buvo faina, paskui mes atsimenu, ten darėm kurso panom, ten tokį, žinai, seansą, žinai, žiūrėjimo. Aš tikėjausi, kad ten, žinai, mes kažkokio gal ten veiksmo, žinai, po šito sulauksim. Ne, niekam ten, žinai, neįdomu, išsivaikščiojo ir taip toliau. Aplodismentų bent kažkokių minimaliai. Kažkokių susižavėjimų, žinai, ar kažko, bet susižavėjimas buvo... Kokie kūrybiški bičiai, ne? Jo, žinai, o aš toksai kažkaip, žinai, kaip, žinai, nu, kaip šuns uodega. Visi žiūri į šuns akytės, uodega yra. Jinai yra šuns dalis, bet, žinai, tai vis laik jaučiausi, žinai, šonė, bet jaučiau, žinai, tą, kad tik su Tadu pasidaro kažkas faino, žinai. Vienas, tu esi tas, kas esi. Net ne uodega, jau kažkas kito. Tas, kas yra paliekama šuniai nuėjai, žinai. Tai va, o važiavimai tai buvo kitas sėkmingas projektas su Tadu, nes jis čia etapas buvo, kai jisai ar gyveno jau Londone, ar jau gal grįžęs buvo iš Londono, aš dabar neatsimenu tiksliai, bet mes susitikdavom pas mus arba pas juos ir mes labai fainiai bendraudavom. Tas bendravimas toksai faino, tokiu lengvu, jaunatvišku, jisai labai ilgą laiką likęs buvo. Net jau kai aš, žinai, ir Agoto susilaukiau, tas tėvystė, jinai vis tiek, žinai, tave nu, prigesina, tu atsargesnis pasidarai. Ir jautresnis dalykam, žinai, bet vat, su juo kažkaip, žinai, gaudavosi tą tokį, žinai, toks, nu, šviežio oro gūsis kiekvienas jį būdavo, kai susitinki, žinai. Ir mes kažkurį vakarą sėdėjom ten pas mus Rozo bute ir sakau, būtų, sakau, faina, sakau, šitą mūsų vat, atmosferą, tą bendravimą, sakau, kažkaip išnešti, parodyti, žinai. Ir gimė, atsimenu, idėja, kad važiuoti su mašina ir šnekėtis. Ir po to visi kopijavo tą mūsų, žinai, po to labai daug atsirado. Taip, po to atsirado visi tie, žinai, koordinai važiavimai, ten, atsimenu, šitą darė... Nu ir Lietuvoje pilna buvo. Buvo. Ir LRT darė projektą, žinai... Man kažkas irgi iš pasiūlymų siūlė tokius daryti, ir galvoju, nu plemba, jau atsibodo, nu, tipo, jau tas, nu... Tas jau yra daryti, jau toks, nu, ir daug. Ir toks jau talk show, kur ten, žinai, ir ten, atsimenu, būtent per važiavimus apie Beatą Tiškevič visi sužinojo. Nes Beata iki tol buvo jauna aktorė.
Ir Tadas ją buvo pastebėjęs, jinai jam padarė įspūdį, žinai, ir atsimenu, jis pasikvietė kaip vieną iš viešnių pas mus į mašiną ir su Tadu, atsimenu, dar Januškę važinėjom. Į galą? Jo, sėdėdavo gale, svečias turėdavo atskirą, ten zoomą įsikabindavo tą, reiškia, ir rašominį, žinai. Ir užtekdavo to garso, žinai, tai va, vieną goproškę, vieną, reiškia, man atrodo, vieną kamerą dėdavo. Ir jo, jinai, atsimenu, sėdėjo gale, labai, žinai, pasirodė, va, žinai, laisva, tokia charizmatiška, faina, ir po to jai irgi įsivažiavo, žinai, ten dalykai LRT, su Rožicku, ten visą kitą. Tai va, tai pas mus laidoja, žinai. Ir kaip tai jo frazė, iki frazės kaip ten. O su frazė buvo taip, kad mes susitikom, ar aš dabar neatsimenu, ar mes buvom prieš tai kažkada pašnekėję, bet jisai man priminė, kad tipo, nes vienas iš tų tokių mūsų pašnekėjimų buvo, kur irgi aš ten vėl eilinį debilą vaidinau, žinai, nes eilinis mano prisiminimas buvo, kad aš skirsiu galvą, žinai, nes aš savo, žinai... Gal Maikės ir eilinis debilas dar visai nieko. Jei, nu, tu čia jau trečią kartą gal pasakai. Ketvirtą magnetuką reikėjo, taip, ketvirtas magnetukas, prašom, eilinis debilas. Šiaip, nueitų kaip minėto kompaktas, manau, žmonės pirktų kaip bairį kitam, žinai. Taip, gimtadienį, va, draugeliai, nes... Čia jau marškinėlių reikia. Jo, jau marškinėlių. Ir dar tada sutrumpini ED, kad būtų, ir mažom raidėm kažkur ant nugaros yra paaiškina, kas. Ir tu, kai nešioji, gal net nežinai, kas ką reiškia ED, bet tai yra eilinis debilas. Tai va, tai ten buvo, jo, ten atsimenu, man tiesiog kažkaip iššoko. Mes kažkaip irgi kalbėjom apie tai, kad ten kad kokie prasti žmonės vaikus darosi, kažkokia ten tokia buvo, kažkokia. Ir man ten, sakau, iššoko tas vaizdinys, kaip mano tėvas, kai samagoną pergerdavo kaime, ten būdavo baisiau už baisų, žinai. Aš apie tai pas Maslobojevo podcastą kalbėjau, tai vat, laukiu, kada jis pasirodys, žinai, pažiūrėti, kaip ten gavosi, nes ten jaučiu, kad per daug vėl būsiu pasakęs. Tai vat, bet ten buvo vienas iš tų vaizdinių, kurį aš mačiau ir kuris, žinai, žinojau, kad Tadui bus juokingas ir jeigu Tadui juokingas, reiškia, turės vertę ir žiūrovam. Ir aš atsimenu, jisai tada paprašė vėl prisiminti ir tipo atkartoti, žinai, tipo suvaidinti. Ten netgi serijoje girdisi ir yra tas palikta, kaip jisai pakviečia mane grįžti tą. Aš atsimenu, atkalbėjom tada tam viešbutį tenais, kai bandėm filmuoti. Labai juokinga tą dialogą nusifilmavom, bet jisai neišeis niekaip, kai apie tos svoločius kalbėjom ten, kurie muša tą savo žmonas. Taip. Bet ir apie tas žmonas, kurios niekada nepalieka tų savo vyrų svoločių. Taip. Kad jos yra mušamos ir bus mušamos, bet vis kažko tai tikisi gal, kad nustos jas mušti. Ir tu ten inscenizavai juokingą dialogą, atsimenu, visai. Pavyks savo atgaminti ir atgaminti. Ir aš ten jo, persijungiu, grįžtu ir ten atvaidinu tą, bet aš mačiau tą visą, žinai, scenarijų, aš va, kur ten, kas žiūrėjo, aš kai ten įsijautęs vaidinu, tai ten aš realiai esu ten tam veiksme visam, žinai. Ir aš esu tiek tame, kuriam grasina, tiek tas, kuris grasina, žinai, toks labai keista būsena. Tai va, tai čia buvo taip situacija, kur bairis iš to, kad kaip žmogus pasikeičia, kai išgeria, ir kad kai jisai neišgeria, tai jisai ten, tada iš moters perspektyvos aiškini, kad jisai numyl, jisai gers yra, ten švelnus ir nu tikrai geras žmogus, bet kai išgeria, nu toks velnis pasidaro. Ir tada dar akcentas ten toksai pseudo Tauragės krašto kažkoks, žinai, nu toks kažkoks tipo provincialo. Ir tas buvo, ir tada jo, ten buvo tas toksai, kad vat, kai išger, tai ir pasikeičia, tada pavaizdavau, į ką pasikeičia, žinai. Kad ten pareint, ten, tipo, ten Petrai, ar kažkaip aš ten kažkokį vardą panaudojau, kad, tipo, baig, nu, kad tu čia tas ten, ir tą kontrastą to normalaus žmogaus ir to psichiniai būsena, žinai. Ir tas, va, žmonėm buvo irgi labai juokinga, nuėjo kaip vienas iš tų vairalų. Tai iš esmės abi frazės buvo pergerusio tėvo vaizdiniai. Taip. Ir labiausiai... Taip. Tai čia yra mano aruodas. Žinai, labai seklus beje, ir jau dabar iš jo nieko nėra ką iškasti, nes, žinai, tie vokai nebėra, tai nebejokinga, žinai, nei simuliuoti, nei, nu, tiesiog, žinai, ne. Tai dar ir dėl to iš esmės toks, kur
nu, tas nemėgimas tų frazių, žinai, dar ir, nu, dėl to toks prieskonis. Nes tu, žinai, nes ir jau aš prieš tai esu irgi kalbėjęs, dabar neatsimenu, ar pas Sergejų kalbėjau, bet turbūt ir čia gal esu užsiminęs, kad ta mano visa komedija, kurią vis laik dedu į kabutės, nes man jinai yra, mano santykius yra labai komplikuotas. Jinai nėra man komedija, žinai, nes viskas, kas yra labiau nuėję, viskas buvo, sakau, pastatyta ant mano realių išgyvenimų ir patirčių, kurios tuo metu buvo klaikios. Tai buvo, žinai, kritinis scenarijus, žinai. Tai žinai, ir buvo tas toks, kur aš jaučiau, kad, žinai, kai reikia, žinai, be tado nieko, taip yra, be tado labai sunku būdavo kurti. Bet žmonės... Nes jisai ištraukdavo, žinai, ištraukdavo, jausdavaisi saugus toje aplinkoje prieš tą kamerą, žinai, to naivumo užteko parodyti ir padaryti, ir vat iš to kažkoks rezultatas gaudavosi, žinai, bet sakau, vienam, kai reikia su tuo, žinai, tą išsivilioti, nu, neišeina, žinai, nes tam natūraliai tu vienas gesinį supresuoji, kiek tu gali, žinai. Tai vat ir tiek tos komedijos. Dar, kad, nu, jaučiu, kad žmonės, žinai, dar komedijos tai vienas pagrindinių variklių, yra, nu, kad žmonės ir įleitina, žinai. Nu, ta prasme, ta prasme, kad žmonės irgi, ko gero, ir nemažai, žinai, Lietuvoje susiduria su, nu, pergerusiais tėvais, tame tarpe ir aš. Tai yra, matyt, matė vienokių. Žinomas, matytas veidas, žinai, ir daugybė vaikystės ir ten vakarų ir nakčių, tai, žinai, čia tas toks. Ir aš jaučiu, žinai, kad, tarkim, ta auditorija, kurią aš jau čia paskutinius kelis metus dirbu, žinai, tiek žinių tai yra miestiečiai, žinai. Nu gerai, 2TV yra gal mažiau miestiečiai, bet tai yra labai skirtingos auditorijos ir, tarkim, man miestiečius, aš nesuprantu miestiečių. Aš net ir žmonių žurnale aš apie tai ten bandžiau užsiminti, žinai, kad man tai yra, žinai, tai nėra dar mano, bet ir, žinai, aš toksai in between, žinai, aš nesijaučiu miestiečių, bet jau ir nesu tas provincialas, kurio buvau, nes aš grįžtu ir jaučiu, kad, žinai, jau aš nebegalėčiau čia, žinai, operuoti ir kažkaip tai gyventi. Tai toks labai, žinai, keistas, žinai, jo, ir tada tos komedijos nebesigauna, nes tu esi pasimetime, nes kai buvau ten, 20-somethings, žinai, tai labai aiškus buvo, žinai, visa ta praeitis yra blogai, aš esu geriau negu ta praeitis ir iš to tokio, nu, natūraliai tokio jaunatviško, reiškia, perdėto savęs vertinimo atsiranda toksai, žinai, noras griauti tai, kas buvo. Ir kai tu griauni, tai tu, žinai, griovau tokiu būdu, žinai. Jo, o dabar tiesiog sakau, jau, tai va. Tiek apie tos du. Ir tu pas net nežinojai, bet tai yra fantastiškas ir nuostabus intro dovanai, kurią aš jau esu paruošęs. Ponios ir ponai, tiek laiko žadėtas, taigi. Pamokas viską. Taigi, ponios ir ponai, gautas iškvietimas DVD. Yra mūsų prizas podcast'o. Yra su žmogumi, kuris yra vienas pagrindinių veikėjų. Timūras ant šito DVD jums parašys asmeninį linkėjimą. Tada gal netgi galvoju, prieš kamerą paklausiu, kad būtų daugiau šansų įgyvendinti. Gal net Tado kažkaip išeitų įraityti kokį parašiuką, ar jisai gal susitiksi tam, pažinai, porą savaičių bėgi kada nors tais. Tai aš galiu privažiuoti, kur, žinai, čia padarytumėm. Šiaip jeigu jum reikia, su visais parašais padarysim. O tai dabar už ką atiduodam? Šiaip, kai pažiūri viršelį, prastai paseno. Nes šito jau rodyti nesinorėtų. Jo. Nes aš su Cicėnu irgi komplikuota situacija. Ne, aš galvoju, aš galvoju, užtenka Timūras ir Tadas, nes ir kalbėjom, ir kūrėjas, ir šito podcast'o vedėjas, logiškiausia būtų. Tada šitas... Bet žinokit, iš celofaną reiks išimti. Tada visų pirma, ar tu turi tokį DVD? Aš turiu. Tai gerai. Tai tada, ponios ir ponai, antras DVD irgi jums.
Nes esmė, kad aš galvoju, žinai, jeigu Timūras neturi, tai reikia ir Timūrui, nes jeigu aš sėdėsiu ir čia pralašinėsiu, tai galvoju, blema, Timūras, jeigu neturi, man bus gėda, aš ir Timūrų paėmiau, bet Timūras jau turi. Reiškia, nereikia, reiškia 2 netgi DVD. O galvoju, taisyklė, aš tai, kas gali būti labai paprastas. Tiesiog reikia būti subscriberiu, nu, tipo, reikia būti pasubscribinus Timūro kanalą ir tiesiog komentarus šitos laidos parašyti. Mėgstamiausia citata, arba mėgstamiausia vieta, ar mėgstamiausia, nesvarbu, bet ką iš filmo. Jo. Okay. Veikėjas, citata, kadras, bairis iš šito filmo, nes dovanojam A, vat kodėl, dovanojam A, Timūro kanalo, tai ištikimiausiams žiūrovams, ir B, tiesiog, nu, filmo fanams, nes kam DVD, kuris dulkės. Tai va, tai 2 DVD, o 3 aš dar ir savo pasėmiau, nes tai yra... Nes aš galvoju, aš nežinau, kiek šitas podcastas truks, aš nežinau, kiek Timūras norės su manim bendrauti, tai yra mano mėgstamiausias lietuviškas filmas of all time, ir aš irgi noriu ir dar kartą pasižiūrėti, nes šiaip ir jau mažėja tų kopijų, šiaip vienoj parduotuvėje internete tik tai galima, bet kadangi pats pirkau, tai nereklamuosiu. Tai... Jų yra limituotas šiaip kiekis ir jų nebegamins daugiau. Jų tikrai nėra daug, tai va 2 netgi pasirodo, netgi Timūro asmeninė kopija irgi jums, o viena ten parašiuks, va, ir man gal kokį linkėjimuką irgi gal išrys padaryti. Tai va, šiaip... O tu čia įsipisinėjai, sakydamas, kad šito mėgstamiausias filmas? Ne, rimtai. Nu, nes aš sakiau, kad tai yra mano mėgstamiausia lietuviška komedija. Ir tada aš persukau šiaip lietuviškus filmus. Nu, ką žinau, nu, aš neturiu mėgstamesnio filmo. Nu, dar rimtai. Tai nuoširdžiai mano mėgstamiausias filmas, nes ir netgi IMDb mano pasižiūrėjus, tai ten 8 ir 9. Oho. Tai ta prasme... What? Nu, ta prasme, mano vertinimas. Ta prasme, mano asmeninis vertinimas, aš įsidėjęs jį labai aukštai. Ir aš kažkada tai galvoju, kurį pasižiūrėti. Ir galvoju, nu, blemba, man atrodo, kad nelabai yra kažkur tais net ir kokioj ten, žinai, nu, iš tų populiarių lietuviškų platformų. 2.16 čia buvo, eikas. Tai va. 6,2. Mano tik aukština šitas. Gerai. Bet, nu, rimtai čia ne tas, kur, čia mano mėgstamiausias ir duodam dovanų, nes remėjas. Ne, aš pirkau 3 pas 3 kopijas iš savo pinigus. Kurių šiaip trūksta žmogui. Kurių šiaip trūksta, bet va, 2 jums, 1 man, nes aš noriu jį ir dar kartą pasižiūrėti, bet va, žiūrėsiu, kai bus įraityti parašiukai ir... Nu, tai čia klausyk, čia yra labai stipru. Ir Tadui jo, tada linkėjimai, kiekvieno podcast'o kolegos jo, nes, nu tikrai, aš neturiu mėgstamesnio. Va čia, žinai, tas hipotetinis, jeigu vieną lietuvišką filmą į negyvenamą salą galėtum pasimti, kurį žiūrėtum dar kartą, nu tai aišku, kad gautų iškvietimą. Nu rimtai, nu, o ką daugiau? Čia, kad jau žinai, kai badausi, kad paskutinė atodis išleistum bairį išgirdęs. Jo. Blin, galvoju, labai gražiai dar būtų čia dabar pasidėti, bet reikia kažką reikia paremti. Plemba. Ir tada, aišku, be abejo, kad aš dar vyliausi, kad tu dar turėsi kažką papasakoti, galbūt, žinai, kažkokių insidų. Gal kažkas visada vėluo, gal Tadui kažkokios problemos. Vieną man faktą išplirpiai, kad montuotas buvo su Sony Vegasu berods, ar ne? Nes man labai patinka, aš irgi montuoju Reelsus, ar ten montuodavau savo laidą seną su Sony Vegasu ir su nieko kitu net nenoriu mokytis, nes man ten labai faina. Montuoju nuo pat pradžių, tai jo visi filmukai, visi, kuriuos esat matę, su Sony Vegasu ir buvo montuoti. Tai nuo gauto iškvietimo, all the way up to, nežinau, dabar jau kiek žinau, paskutiniams... Galim šitų padėti, taip? Jo, paskutiniams filmams žinau, kad montuotojus simdavo, jau žmonės, kurie žino, ką daro, nu, Tadas irgi žino, ką daro, bet ten jau, kai spalvinimai prasideda ir taip toliau, tai Tadas turi labai specifinius poreikius šitiem dalykam. Galim čia padėti, prieš. Tik čia bus ne fokuse. Nes pas mane čia F2, tai jau, žinai, jau čia būtų, jau išbėgiamiški. Gerai bus. Geras. Beje, kameros buvo 2, su kuriam filmavo. Sony A7S2. Tos jau pirmos geros Sony fotikai ten buvo. Tai buvo imituojama ta dokumentika, už tai ten viskas taip ir dreba ir tas fokusas bėgioja. Ir lengviau buvo tą fokusą bėgiojantį padaryti, negu ten su tom kino kamerom. Ir vieną iš tų kamerų paskui aš nusipirkau. Aš su ją varinėjau ir savo, žinai, visokius šudukus filmavau ir dariau. Tai tiek apie tai. Dar turiu plakatą. Tai vat, kur yra čia, kur per vidurį čia matosi mano galva su šito pistoletu, nes aš labai norėjau, kai atsimenu fotosesiją, kai buvo, tipo, labai buvo viskas labai laisva, kaip nori, žinai, kas kaip save įsivaizduoja.
Ir aš galvoju, nu, kobretis, tai grinai bus, žinai, mano ginklai, mano šūdai, žinai. Žiūrėk, kokiu šūdu aš turiu, žinai. Ir taip tas pistikas kažkaip ant galvos, žinai, užsidėti. Kažkaip, kad jis būtų, žinai, svarbiau už mane patį, žinai. Tai va tas pistikas, tipo, kad ir labai džiaugiuosi, kaip pavyko nufotkinti, uždėti ant tos galvos. Ir atsimenu, kaip ant Photoshop'us atsiuntė, tai aš turiu didžiulį kino plakatą, kuris buvo į stotelėse dedama, žinai, tai atsimenu, gal net atsimenu, išprašiau, bet irgi aš esu paslėpęs dabar, nes kažkodėl aš gėdijos. Gėdėsi šitą? Jo. Eik, tu kaip gerai ten buvo, ten tiek daug gerų dalykų buvo. Eik, man tai matiko. Nu tai tas saviduchas, savikritika, žinai, nes aš tą plakatą buvau pasikabinęs, Ozo Buteis kabėjo matomai namų vietoj, garbingiausiai, čia dabar jau menininkės paveikslai, bet jis mane visą laiką trigerindavo šiek tiek, nes tai yra didelė sėkmė, tas filmas, man tai buvo didžiausias gyvenimo, įspūdingiausias nuotykis, nes tai buvo pirmas kartas kino aikšteliai, ten aš labai pamačiau ir perėmiau labai daug tos kino aikštelės darbo etikos į savo, žinai, darbinį supratimą ir ten buvo labai tikrai daug duodanti patirtis. Ir jausdavausi, žinai, visą laiką nemažų lochų, nesugebėdamas to niekaip atkartoti vienas. Ir kai tą plakatą pamatai, žinai, supranti, kad ne. Tai turiu menį, kad tą milžinišką sėkmę kažkokią, tai ir tą kažkaip savaip atkartoti ją kitais kažkokiais savo būdais, turiu menį. Taip, nes čia visą laiką tą tokią problemą turėjau, žinai, kad jeigu kažką bandau vienas daryti, gaunasi tiesiog totaliai blogai. Ir, žinai, tada viską užtušuoju, noriu sudeginti ir nerodyti, žinai. Tai už tai tas plakatas jo, dabar jau tiesiog rėmą aš naudoju šitam paveikslui, o jisai yra padėtas, suviniotas, tai gal kada nors, žinai, kokią galima būtų irgi aukcionėlį padaryti, kažkam tai parduoti, labdarą kažką padaryti. Neskubėk. Dar neskubėk, gal vaikam paliksiu, gal, žinai, bus kam labiau reikės. Geras, tu tikrai nustebina, aš nesitikėjau, kad tu šitą atneši. Tikrai, aš galvoju, ką tu ten tokio gali, kas čia gali tokio būti, kad tu pats perki. Ir kur kalbėjom jau, tipo, minėjom, šnekėjom. Jo, visiškai neturėjau variantų ir aš esu, žinai, jeigu aš neturiu variantų, aš net nespėliu, aš nežaidžiu, žinai, aš net nesigilinsiu. Žinok, iš pradžių viskas prasidėjo nuo to, kad sau. Nu, tipo, iš pradžių buvo plemba, bet, nu čia, nu, nes ir dėl to ir buvo, nes galvoju, plemba, čia, nu, man toks mėgstamas šitas filmas ir aš tai galvoju, o kurį dabar pažiūrėti, aš galvoju, ting, plemba, DVD ir galvoju, dar Timūras, jeigu pasirašytų, galvoju, oh my god, taigi amazing, turėčiau šiaip ir lauktuvę iš, nu, šiaip ir iš podcast'o, būtų toksai, kur atsiminčiau visą gyvenimą, kad ir kiek serijų būtų šitą podcast'ą, va, kad sėdėjom, kalbėjom, va, dar turiu Timūro nuostabų filmą. Praplėšiu vieną pažiūrėti ir viduje. Jo, bet kokią atveju reiks pasirašyti, tai čia naujėva, matėt, tik tai... Čia ant disko yra. Pakčiukas ir... Knygutės neįdėjo? Lietuviškose nebūdavo. Niekada. Tai galvoju, aš jau kai tu ištraukiai, kilo mintis, aš turiu vieną nuotrauką. Nu, jeigu rasiu, gal ir galėčiau įdėti. Okay. Ten buvo antroji daly, kur yra trečia, buvo scena, kur... Aš dabar neatsimenu, ten, man atrodo, buvo ne Kobrečio vaikas, bet buvo mano vaikas, kuris buvo aprengtas kaip Kobretis. Tipo irgi ten su ginklais, su akiniais, aš ten neatsimenu, kaip ten scena dėliojusi. Aš trečią irgi mažiau atsimenu. Bet aš su to vaiku buvau nusifotkinęs, man atrodo, dar ir Ineta kadre yra, tai būtų galima pridėti kaip smagų suvenyrą, bet tik į vieną iš diskų. Tai jau čia tą padarysim patį juokingiausią komentarą, kokią nors šmaikščiausią. Palauk, turi ir į antrą ką įdėti. Turiu, sugalvojau. Turiu tokį iškirptą Kobretį. Tik juodas viršelis, reikės ant kažko. Taip pat gal ant viršelis tada galima pasirašyti, jau čia kur nors. Nes ant juodo nesimatys, žinai. Arba galima, jisai šiaip žiek išsiima, tai būtų galima padaryti va taip. Išimti arba slaptą, pasirašyti viduje su markeriu kažkokiu ir tada tik taip tu žinosi, žinai. Nu, ir tada saulė nenublizgins, nenugairins galbūt, bet sugalvosim. Tai gal netgi sakau 2 dalykus. Tai sugalvo, ką būtų galima įdėti. Jo, tai pirma idėja jo buvo savo, tai galvoju, blin, reikia ir mūsų ištikimiausiam šitom kažką pataunoti. Ir tada buvo jo, ir svarbiausia, aš net užsakiau 2, jau sumokėjau. Ir tada
Plembo, jeigu aš išsitrauksiu ir ta Timūras sakys, kad neturi, dar atskirai pirkau trečią ir vėl išsiuntimą vieną mokėjau. Kad galvoju, nu blemba, negali būti, kad jeigu Timūras neturi, nerizikuosiu. Nu, maloniai tu čia nustebinai, nes tikėjau tikrai. Sureikšminai. Tai va, o pala, tai gerai, o kažkokių, nežinau, apie vieną iš šitų veikėjų, nes žinai, va, tu dar ką paminėjai ir filmo aikštelės, bet ir, nu, visa galybė žvaigždžių, kaip čia, žinai, pasakytum, susipažinai. Savo kaime visi buvo. Nu ir visi, nes ten tikrai, va, nu, kuo ir patraukė iš pradžių, kad čia, eik tu savo, čia visas Lietuvos ten ir komedijos, ir ne tik komedijos elitas, ir atrodo visi, nu, tipo, tas va castingas buvo žiauriai geras, žinai, tiek pati Ineta tame vaidmenį man ten, nu visi man ten tiesiog atrodo puikiai pakestinti tam, kam jie ir yra, žinai, nieks neatrodo ne savo vietoj, visi vaidina, nežinau, ar čia gal net Tado yra kažkoks, kad vat irgi jis žino, ką ištraukti iš tų žmonių konkrečiai, žinai, vat kokius, ar, pavyzdžiui, tai buvo jau numatyti vaidmenis ir tada ieškomi žmonės, žinai, ar čia buvo labiau, vat turiu aktorių ir kokį jam, taip sakant, galima būtų, iš kurios pusės, pavyzdžiui, buvo castingas, jeigu visi žinai. Aktoriai, kurie buvo filme ir kurie šiaip dažniausiai dirba su Tadu, Tadas jos dabar jau galbūt yra kitaip, bet gautam iškvietime tiek šitam, tiek antroj daly, jie visi jau buvo dirbę su Tadu ir Tadas žinojo tų žmonių galimybės, kiek tu kiekvieną gali, žinai, papušinti, arba ne tai, kad pušinti, kas geriausiai kiekvienam gaunasi. Jisai ten, žinai, neina, neieško, jisai, žinai, eina patikrintų keliu ir jisai tiesiog žiūri, kaip sujungti viską taip, kad veiktų. Tai visi aktoriai jau buvo dirbę su Tadu, filmavęsi arba jo reklamai, arba kokiam nors kitam trumpam filmuke, bet su visais yra buvę, nes Ineta jau irgi buvo vaidinusi, prieš šitą buvo Vytauto reklamų serija, kur buvo, kur rėkia, ten Repšys rėkia. Ten Repšys. Taip, ten Repšys, taip, ir jisai rašinėja dar šitą, jeigu aš neklystu. Tai ten ir tas pavasarot, ir kaip... Jo, pavasarot, taip. Ir čia buvo pastada Konarskio gatvė, man atrodo, gyveno, jo. Nes jis ten namuose studijyti turėjo įsirengęs, tai, sakau, su kiekvienu buvo jau padirbėta. Ir Vytauto reklamos padėjo, sakau, tą kestą ir žinai, žmonių kestingą ir atlikti, nes kiekvienas tenais buvo pasirodęs kažkaip. Tas pats liūdnai pagarsėjęs kad ištarčiau pavardę teisingai. Ai, teisingai, jisai patogiai. Teisingai. Aš visai pamiršau. Barto. Nu, tas Meslita, kur vaidino. Meslitas direktorių. Jis net nėra čia įrašytas. Nu tai gal ir gerai. Tiksliai, bet ten viršelė yra viršelė. Jo, už tai ir sakau, kad sakau, paseno viršelis jau prasokiai. Aš galvoju šiaip tu dėl šito. Ne, dėl... Bet kiti 8 dar gerai, dar normaliai, žinai. Taip. Eik tu savo rimtai, aš visai pamiršęs. Dėl Kristijono, taip, nes... Bet čia vienas žiauriausių, šiaip kalbant apie Lietuvos, ne, kas, nu... Čia atskira istorija. Bet atskira tema, jo. Galima pasprėti. Bet irgi, pavyzdžiui, Kristijonas su Tadu, jie susipažino, kai ar nesusipažino, bet pirma darbinė tokia kūrybinė patirtis buvo, kai Tadas filmavo, man atrodo, universitetui kažkuriam, ar tai kažkokiam mokslo įstaigai aukštai, man atrodo, tokius promo filmukus, kad ateik pas mus studijuoti kažkas tokio, žinai, nes ten žmonės goja, Tadas čia jaunimui daro, jaunatviškai padarys. Ir filmuojant tą reklamą, ar ten 2 galas buvo, ten filmuojant ir gimė Meslitos direktorius, ir gimė riteriai. Nes vienas, ten buvo kažkaip tai, ar jis vaidino, dabar blemba neatsiminsiu, bet man atrodo, aš pasakoju, man atrodo, lyg tai, kad Kristijonas buvo tas, kuris priima, o buvo 2 studentai, kurie galėjo patekti į tą reklamuojamą univerą. Jaunesnė tokia biškė. Jo, ir kuris pateks, buvo nusprendžiama kova su peiliais, žinai, susirišus grandinę rankas ir tipo, nu tas, kaip jis, death fight, kažkaip ten vadinasi, kad turim peilį ir tipo, ten grandinė ir atsimenu... Ir valdai vienas kitą dar ranką. Taip, tai ten Kristijonas suvaidino tą, žinai, tą direktorių tokį ir paskui iš to gavosi, kad Meslitos tas visas skečų serija, dviračio personažas ir all the way, žinai. Tai va, o mes tenais turėjom apsirengti kostiumus, tos riterių kažkokius, ten atsimenu, buvo Tadas išnuomojęs. Ir atėjau ten nusifilmuoti, pavadinom ten tuos besibadančius studentus
Ir tada sako, kostiumų tai visai dienai, sako, gal kažką nufilmuojam. Aš galvoju, tai davai, o ko ne. Aš laiko turiu. Tadas buvo antram kostiume. Ne, antram kostiume buvo... Aš dabar galvoju, kas buvo, nes ir video atsimenu, kad kažkas dar buvo, bet tiesą pasakius neatsimenu, kas. Tai jau mažiau žiūrėjau, čia jau neslėpsiu. Riterius jau mažiau. Žinok, man užkrito jo vardas. Beveik nežiūrėjau. Jisai vaidino ir Riteriuose, man atrodo. Ar ten Plokardžiugas gal buvo? Blemba, vat neatsimenu, kas vaidino tai reklamui. Nes Riteriuose jau buvo kitas bičas, man atrodo. Ne, tas pats turėjo būti, tas pats, kur Riteriuose, nes mes paskui ginuojame ant šaligatvį, atsisėdam ir ten tą pirmą seriją nufilmavom, kur ten sėdim ant šaligatvį ir ten šnekam šūdų, žinai. Jo, tai buvo tas pats, jisai plok. Jis nebuvo Kęstutis. Nu va, kolegos jau nebeatsimeni savo Riterio. Tai čia, jo, aš daug ko nebeatsimenu, mano galva tikrai prastai veikia. Nebeatsimenu, tikrai. Na, žodžiu. Bet tas, kuris buvo Riteriuose antras mano tas partneris, jis Kęstučio mato personažas buvo, Kęstutį ten kažkaip liktai jo. Aš buvau Trenkmantas Kanopis, buvo Kęstutis be pavardės. Ir paskui jo buvo taip, kad buvo Rozalinda, Kęstučio meilė, kurias buvo įsimylėjęs, jinai dirbo Malūne, kur Pilaitį čia filmavom. Ir jisai paskui pasidarė vaiką nuo jos. Bet jisai ten buvo visą laiką, antrą sezoną, kai darėm, jau mes ten dviesą darėm, už tai jis buvo tik toks, jis buvo mažiau sėkmingas, nes man ten buvo įdomių istoriją papasakoti, kažkaip vingrybių, žinai, paieškoti, o komedijos ten buvo gerokai mažiau. Tai nes aš nežinau, kaip jinai darosi, žinai, tik Tadas gerai sumontuodavo, nes pirmas sezonas už tai jis yra viešas, Tadas yra paviešinęs ir idėjas, o antrą turiu aš ir aš jo neviešinsiu, nes man yra nuoširdžiai gėda ir aš jį norėčiau, jau gal kur nors private screeningą būtų galima padaryti, žinai, bet ten, žodžiu. Tai ten, žinai, yra įdomiau, kaip pasakoju, negu taip, kaip atrodo padarėm, žinai, tai ten vat norėjusi tokių visokių įdomybių, kas buvo po to. Tai va. Tai jo, tai ten vat Kristijonas iš to. Kas čia daro? Nu, Grincevičius tai jau buvo žinomas, jau buvo, žinai, established ir ten Tadas su juo buvo bandymą daręs ir kiek žinau, kad gautas iškvietimas šiai pradžiai. Nusia YouTube vos numeris 1 tais laikais, kiek. Jo, jis jau buvo padaręs Kaimo policiją, tą pirmą dalį, kuri milijoną surinko. Jo. Ir žinau, kad idėja yra ta, kad buvo planas daryti Kaimo tą policiją filmą. Ir jie važiavo, darėsi testą Klaipėdoj, kur buvo Grincevičius, buvo Giedriukas, Giedrius Nesavickas, o Giedrius Vaido, tas, reiškia, partneris. Ir jie ten bandė daryti testą, tą testą, atsimenu, man rodė, bet suprato, kad viso filmo nepatems, reiškia, jie, kad, nu, tipo, kažkaip ten, žodžiu, nu, jie kaip su mainai, kad būtų, ne? Jo, kad tipo, nepaeis, tipo, jo, gali būti, tipo, per daug, ar tai nišnis, ar kažkas, reiškia, reikia imti plačiau. Ir va tada buvo nuspręsta daryti taip, kaip buvo padaryta. Tai va, Vaidas buvo pirminė idėja, įkvėpimas filmo idėjai, kiek aš atsimenu. Tai va, Leo irgi yra buvęs Tado filmuose, paskui kas ten, Vaitekūnas irgi, nu, su visais yra jau Tadas dirbęs. Tai va, kai kurie buvo, man atrodo, ir nauji. Marius, man atrodo, dar šitas, ne? Čižauskas irgi, man atrodo, kažkur Tadas ar kokiam spektaklį matė, nes, va, man atrodo, jisai buvo ar su Beta, gal kursiok, ir kažkas tokio. Tadas, žinau, kad iš jaunimo teatro labai vieną kartą buvo labai tokia, tą vieną baigusiųjų kartą paėmęs, žinai, nes jam ten dar įspūdį visi. Tai ir jautėsi, nu, ta prasme, va, būtent, kad iš visų žinai, jo, ko gali reikalauti, tai tikriausiai galbūt labiau ir buvo, kad pirma aktorius ir tada, žinai, ko tikėtis ir tada vaidmuo, žinai, nėra, kad jau nusimatei 9 vaidmenis kažkokius ir tada žmonių ieškai, čia tikriausiai ir buvo, va, tas gali, tas stipriausiai, tas tą, va, o, šitam būtent toks veikėjas dabar būtų gerai, o, čia papildys tas veikėjas, va, jeigu kaimėtis, ne, nu tai kitas bus biškai kitoks, va toks ir anoks. Taip. Nu tai va taip ir konstravo, žinai, su kiekvienu, pagal tai, ką kiekvienas gali. O ir atsimenu, žinai, kažkur čia vėl sakau, nes nereikėjo kalbėti, gal mes ir čia, bet esmė, kad kaip mes su Ineta susitikom ir pirmą kartą, kaip mes kalbėjomės, kaip mes tą duetą sukūrėm, žinai, nes Ineta buvo, nu, jinai jau buvo, nu, žinoma aktorė, viskas, žinai, jaunai, viskas, visi ją žino, aš buvau tas, kas buvau.
Ir... Aš tiesą pasakius, taip, buvau maloniai nustebintas, kad net tam filmai yra. Nu, nes buvo, kad visi kiti, nu, tai kažkaip, nu, ok, bet dar ir net čia yra, what? Nu, tokio žanros, nes man atrodo, jau tokiuose rimtesniuose, ten visokiuose ir teatre, tikriausiai, kaip aš suprantu, man atrodo, kad komedijos nebuvo labai daug. Ar jau buvo? Nebuvo. Tai va, kad jinai buvo viename jau... Ir kad labai gerai dar pasiėmė tą komedijinį, žinai, tą rolę. Ir po to, va, tiesiog, įsisuko ir Inetas, tai reiškia tas kaip komikės dalykas, žinai, ir jinai jį puikiai, žinai, išnaudoja ir iki šiol jisai eina. Tai va, ir mes atsimenu, kai susitikom tokiam ten palėpiniam kažkiam tai bute, ten, man atrodo, Tadas gal gyveno. Bet buvo taip, labai buvo faina, kad Ineta, žinai, jinai profinė aktorė, aš esu niekas. Mes susitinkam ir jinai labai atvira buvo, žinai, labai priimanti. Ir mes irgi, žinai, iš to įpročio su Tadu, jeigu susitinki, tai yra, žinai, toks kūrybiškai stimuliuojantis visą laiką tas laikas. Inetai tas irgi labai buvo suprantama, žinai, ir mes va trysia suėjom ir mes ten sukliavom gan greitai ant mano realios irgi patirties. Nes tuo metu, čia jeigu 2016 metai, tai jau Agota 12 gimusi, nu tai jau, žinai, jau tu ten pagyvenęs šeimininio gyvenimo su vaiku tą visą, žinai, vargą jau patiriantis, žinai, ir tuose, nes iš esmės tas Livetos ir Kobrečio dinamika yra ant, man atrodo, 8, jeigu ne 9% Lietuvos šeimų, kurios susitokia vaikas ir tada toksai atsiranda toks etapas, kai jau komunikacija sumažėjusi. Ir jinai sako, tu mane mylėk, kad jinai sako, tu mane ten pamylėk, o tas sako, kad tai tu pirma, žinai. Nu, toks, žinai, kaip sakau, tas, žinai, kaip yra tas Mexican standoff, žinai, kai stovi trysia, vieni kitus ginklus atkreipia ir kuris pirmas, žinai. Tai tu pirmas, tai kuris pirmas. Ir, žinai, ir aš šitą klausimą, žinai, tada jau pats ieškojau atsakymą ir galvoju, nu čia yra, žinai, komiška labai. Sako, davai ir darom man šito, žinai, ir tada ten įsivažiavom, kad jo, čia dar ir tas galima. Puikiai, turim, žinai, ir va ant to tokio, žinai, kad jie iš esmės jie viens kitą šiaip ir myli, bet iš tos situacijos nesugebėjom išspręsti, žinai, nes jie yra žmonės su statusu, žinai, Kobrėtis ten, žinai, čia kiečiausias komisariatas, žinai, bet šeimoje neveikia, žinai, neišsprendžia, žinai, ir tas va tai įtampa visa, žinai, ir jinai ten varo ant jo, žinai, ant to vyriškumo lipa, jis ten loja ant tos Inetos, bet su pagarba, nes myli, žinai, ir čia yra viskas ant tikrų, nes, nu, iš tikrųjų, žinai, Ineta, aš iki šiol, žinai, labai gerbiu, bet buvo su tokia baime, žinai. Tai vat, tai sakau, tie personažai buvo labai arti to, kuo mes tuo metu buvom. Tai va, tai real life dokumentariai. O tai gerai, o nežinau, gal kažkokių buvo filmuojant, žinai, dar nepasakotų, žinai, istorijų. Gal kažkokią dirto apie kažkokį aktorių, kuris nustebino kažkuo, tai žinai. Ne, dirto gal kažkokia nebuvo. Aš papasakosiu istoriją, kuri neseniai nutiko. Ir mes ėjom su, man atrodo, su sūnum. Kažkaip, žodžiu, mes ten kažkur tai ėjom, aš dabar neatsimenu tiksliai kur, bet pravažinėjo mašina ir iš mašinos pro atidarytą langą šitą aktorė, kuri kaip nieko neatsimenu, ant kiek asocialus esu. Nes žodžiu, sako, o labas Timūrai ir pravažiavo, žinai, mašina, nes nesidėjo keleivės sėdynėje ir aš pamačiau, kas tokia, žinai, Emilija Latėnaitė, Emilija Latėnaitė. Jinai po to stand-upą nuėjo ir taip toliau. Va, šita. Jinai vaidino gal tam iškvietime? Taip, antroji daly. Bet ten buvo, žinai, scena, kur... Algis greitai dar buvo. Taip. Ir Čekuolis buvo. Taip. Aš jau tai pamiršau, reikės būtinai pasižiūrėti dar kartą. Ir jie ten labai gerai, visi, tikrai buvo labai unikaliai gerai. Antroji daly buvo ir šitas Valančiūnas, ten šita Valentaitė. Visi svarbus Lietuvos žmonės buvo. Taip, nugriebtas visiškai viršūnėlė ir padarytas pyragėlis. Tai, žodžiu, pravažiavo Emilija, pamojo labas Timūrai. Ir Vincas klausė, kas čia, kodėl, žinai, ko čia tėvui kažkas sako labas. Ir aš galvoju, nu yra kaip yra, žinai, reikia papasakoti. Sakau, tai mes kartu, sakau, vaidinam, nes aš su ja tada ir susipažinau. Mes, sakau, kartu vaidinam filme tame gautas iškvietimas, sakau, ir ten buvo scena. Ir man jinai šiaip yra labai įstrigusi, nes tai, žinai, yra toks, nu kur šiaip tu negali daryti, bet čia buvo scenarijų, žinai, aš vykdžiau nurodymus. Iškvietimas buvo ne va tai toksai, kad
kažkaip ten, reiškia, žmogus skundžiasi, kad yra apgautas, ar tai sukčiavimo atvejis kažkas tokio, žodžiu, labai formaliai mes nurodėme ir ateiname, situacija yra tokia, kad Baumila viešbučio kambarį su pana ir sako, kad pana jam melavo, nes jos papai mažesni negu jinai sakė arba negu jam atrodė. Žodžiu, kad papai yra mažesni negu turėtų būti, žinai. Ir aš tada taip, tipo, ten nužiūriu, taip, žinai, reiškia, sakau, normalus šitie papai, žinai, sako, ne, sako, yra tikrai mažesni negu ten kažkaip, žinai. Ir aš tada sakau, žiūrėk, žiūrėk, sakau, yra geras papas, tada paimu Inetos tipo. Ir sakau, žiūrėk, sakau, va šitas. Ir ten tipo tą tokį sukryžmintas rankas, sakau, ir žiūrėk, sakau, jauti? Sakau, žiūrėk, sakau, viskas normaliai, sakau, tu pats paimk, sakau, pažiūrėk. Ir mes ten atsimenu dviese sustoja, jos stovi šitaip, o mes taip, ir mes ten atsimenu, va taip laikom ir jisai tipo, nu gal, nu jo, žinai, ir ten buvo labai keista, žinai, šitą filmuoti. Jos ten vaidina, kad, žinai, ten kažką, aš neatsimenu, kaip ten toliau buvo, bet pats faktas, kad mes stovim dviese, du vyrai laikom už papų joms ir lyginam, kurios didesni arba kad jie yra tikrai normaliai dideli, buvo labai keista. Ir aš Vincui tą papasakojau, jisai, buvo tipo, žinai, kas čia, žinai, sakau, nu taip reikėjo, toks buvo. Tai va, toks vat buvo, kad, žinai, tokių dalykų dar atsimenu, Tadas buvo parašęs. Biški awkward, ne? Ar tu kai jau taip įsigilini, kad jau tiesiog kaip reikia taip darai, žinai? Žiūrėk, žmonės, kurie turi aktorinės patirties arba tą studijavo, jie, man atrodo, mokinasi tos dalykus perlipti ir žinau, kad net ir profesionalam yra sunku tokius dalykus daryti, žinai, nu nėra lengva. O dar Tadas buvo ten filme įdėjęs tipo sekso sceną, ne va tai su Livija, kur ten mes ten pratrūkstam ir aš galvoju, žinai, jis ten... Su Livija? Taip, kur kur tipo lifte mes ten važiuojam ar po iškvietimo, žodžiu, kažkokį tokį energiją pajuntam ir tipo ten lifte, tokiam industriniam, žinai, ten jie ten pradeda plėšti rūbus vienas nuo kito. Ir aš išsigandau, aš pasimečiau, nes aš nežinau kaip, nu jinai tikrai, jinai graži, puikiai moteris, bet žinai, how hard should I go? Tai gal, jeigu būtų jie padarę, žinai, tipo, tą tokią kažkokią negrabę, kažkokį tą pasitent galamunėjimą lifte ir tada dar statementus į kamerą, kaip ofisas darydavo, žinai, nes čia irgi principas tas pats. Tai ten dar galėjo būti irgi jokinga, žinai, tipo, kad, na, aš išsigandau, aš bijau realiai Liviją, žinai, kuris jis pasipasakoja, bet tada prašo ištrinti, žinai, ir jie vis tiek įdeda, žinai, ir kažkas, nu, kažkoks toksai, kur tą silpnumą dar labiau parodo. Tai va tokie dalykai, atsimenu, labai darė įspūdį pirotechnika, kurią naudoja, nes tą dažnai jau dabar čia yra sakęs, kai buvo kanale atėjęs, sakė, pirotechnika yra pigų daryti, efektinga ir, nu, kodėl nedaryti tada. Tai ypač ko paskutiniam dabar filme Milijonieriaus palikime, tai ten jis labai, nu, jau ten matosi, kad tadelis, nu, tiesiog, žinai, nu, jau ten matosi, kad daryti tiesiog, nes gali. Kur buvo galima nedaryti, bet pisti ir įdėjo, nes anonsė tada įdėjo. Bet pist progo kažkas, ne? Jo. Bet atsimenu, ten pirotechnika tikrai gąsdino, nes, žinai, pirmas tik susidūręs su jie. Tok antram gautam iškvietime berods, ten mašiną susprogdino, ne? Ar ne? Tik kad mašiną, man rodos, sprogdino, žinok, ir pirmam ir antram, nes kodėl nesprogdinti? Nesprogdint mašinas. Žinau, kad dabar galvoju, gal ir pirmoji darė tipo susidaužimą, kur tipo prie pramogų banko stovi kažkaip mašina ir atvažiuoja tipo mentai, Vaidas su Giedrium ir ten trenkėsi į stovinčią kitą mašiną, žinai, jie neskuba ten kažkaip ir ten veiksme susijungia, atsimenu, ten tą žiūrėti buvo, žinai, smagu, kaip ten filmuoja, žinai. Ir aš taip galvodavau, blemba, kaip būtų kietai, jeigu padarytų gaudynės, žinai, nes nėra lietuviško filmo, nu gerai, Vėlyvis yra daręs, daugiau nėra, kad būtų gaudynės lietuviškam filme. Ir čia dar tokiam, žinai, kur, tipo, nu, durniai kažkokie, žinai, visi veikiai yra durniai. Ir čia yra gaudynės, kurios, tipo, žinai, yra, jos būtų, žinai, thrilling, žinai, kad tokios įmančios tave, žinai. Tai galvoju, nu čia būtų žiauriai geras, bet ten, žinai, ten prasideda choreografija, brangu tokie dalykai yra labai. Kiek kelio kiek uždaryti, taip toliau. Ir kelio, ir planavimo, ir nu, laikui labai imlo, žinai. Ir gal būtų žiauriai gerai, tai va Tadas dabar čia lyg užmetinė, kad norėtų daryti trečią dalį, kuri būtų, nežinau, kokia ten, 5 ar 9.
juda kažką tenais. Išgirdot čia pirmieji. Jo, tai galvoju, nu, žinai, būtų, please, žinai, siunčiu į kosmosą, kad būtų faina, nes tai va, bet... Norėčiau. Tokia vėl evoliucija, žinai, po kažkiek metų visada įdomu pasižiūrėti, kaip ir pats kūrėjas, žinai, dabar mato viską ir ką jis dabar su tuo galėtų papasakot, gal net. Nu, aš bijojau, sakau, nes man kaip kažkada pasakė, aš bijau, kad, žinai, ta evoliucija nepavirstų į poliuciją, žinai, ir tada būtų tik tiek. Ne, tai visada yra tas blyn, nu, tam nebetinka su trečiu filmu blynas prisvilęs, bet jo, su tęsiniais visada, nes ypač tie, kurie mėgo pirmuosius, jie tada, žinai, vis tiek, tada tikiesi vos ne, kad bus panašiai, bet ir naujai, taip, žinai, tai... Matai, pirma dalis už antrą yra geresnė tuo, nes šiaip jos abi yra geros, Bayer yra ir vienoje ir kitoje geri, tik tai, kad pirma turėjo stipresnį įspūdį, nes buvo pirmą kartą kažkas tokio ir dar buvo taip stipru. Tai jo, tai man šitą pirmą tai ir buvo, tipo, wow, sakau, o antros aš mažai atsimenu, tipo, buvo, kad ne tas pats, tipo, buvo, žinai, taip atvirai, jeigu, žinai. Nes buvo bandoma jau, aš sakau, ir atkartoti, žinai, tą formulę ir kai tu bandai atkartoti, buvo su pabandymais kažkokių naujesnių dalykų, bet vat, žinai, nes natūraliai lyginsi tas dvi dalis ir tas atsiranda. Tai super technikas, ko buvo baisu, nes vienas buvo, kur sproginėjo už nugarų mum ten einant, kur sakė, ten pripasako, kad čia pavojinga, taip toliau, ir tas timingas buvo labai svarbu, bet man buvo labai smagu, žinai, kad, žinai, dabar sureaguoti laiku ir kad gausi, žinai. Ir buvo kita scena, kuri aš apie ją daug kur esu pasakojęs, čia vėl galima priminti, kur ant Tauro kalno iškvietimas, kur ten sėdi, man atrodo, Ambrazevičius, Katleris mašinai ir dar likti kažkokia pana ir jie ten gal geria ar kažkas, tai žodžiu, mes ateinam ir scenos esmė, kad niekur jūs nebevažiuosit maždaug. Ir Kobretas nusprendžia, kad jie tikrai niekur neišvažiuotų, peršauti padangą. Tai vat esmė, man atrodė, kad aš peršausiu tik vieną padangą. Tiksliau, peršausiu 4 visas, bet sprogs tik viena paskutinė. Taip man atrodė, nes man atrodė, tai būtų juokingiau. Kad, tipo, tu prašauni vieną, prašauni antrą, prašauni trečią, o 4, blėt, sprogsta kažkodėl. Va tiesiog, žinai, toks random, žinai. O ten... Ir man atrodė, kad tai bus ir neiškomunikavo pakankamai aiškiai, žinai. Ir buvo taip, kad jau ten pasiruošė, o pirotechnikos, tai yra viskas suriginta vienam kartui. Taip. Nes jeigu reikėtų kartoti, ne šiandien ir brangu ir taip toliau, žinai. Ir aš ten, žinai, visas pumpt, žinai, tipo, važiuojam, žinai. Ir tipo ten pakalbam ir tada tipo, kad ir dabar jau pasiruošėm, reiškia, tam šaudimui. Ir kadangi aš supratau, jog paskutinė tik padanga sprogsta, šaunu į tą pirmą padangą ir jinai, žinai, aš stoviu kurčias praktiškai, pasimetęs, galvoju, palauk, žinai, tipo, viskas vyksta, ten sekundės dalis yra. Ten šiaip filme žiūrint, jeigu va dabar kaip papasakojau, žiūrėsit ir tą momentą stebėsit, ten matosi, kad aš pasimetu. Dar aišku, akiniai padeda tą, žinai, biškį maskuoti, bet ten matosi, žinai, kad aš sudrebu, pasimetu ir tada per tą paskui plauk, važiuojam toliau. Nes jau padanga prašauta, žinai, važiuojam, veiksmas tęsiasi, tada dažnai prašaunu, susipurtau, okei, prieinu prie kitos, tas sprogsta, tai visos 4 sprogo, aš negirdėjau, ta prasme, tą vakarą, tą dieną jau nieko, nes man ten, aš galvoju, kad sprogs būgneliai, žinai, manęs neparuošė, aš buvau piktas, galvoju, blėt, tai būtumėt kamščius kažką davę, žinai, ir kažkaip tai būtumėm užtaisę. Ne, o čia dabar tau kala pilnos slėgio padanga į veidą iš esmės vos ne. 4 kartus. Tai buvau, atsimenu, labai piktas tuo metu, nes aš žinau, jau kaip kalbėjom, žinai, kad ausų tie plaukeliai, juos prarandi visam laikui, tai čia jūs, žinai, atėmėt, žinai, mes nesitarėm, žinai. Ir tie pinigai, kuriuos man mokat, neatperka, žinai. Tai va. Tai jo, tas buvo, atsimenu, labai netikėta, bet labai didžiavau savim, kad tuo metu, tam momente, toj sekundės daly, teisingai sureagavau, žinai, ir buvo scena įvykdyta ir viskas ten pavyko ir taip toliau. Tai va ten, sakau, filme žiūrint matosi tas mano išsigandimas, ties pirmą ratą šauna ir žinai. O garsas tai net neina nupasakoti. Po to jau užtikrinti, ne? Jo. Tai va, o šiaip, sakau, patirtis tai yra... Šiaip jau būtų juokingiau, jeigu 4 tik sprogtų. Nu, taip, tiesiog, va, kažkodėl tiesiog. Taip. Random, toksai, žinai. Kurių net nesitikė toks, va. Jo, kurių galvotum taip pat. Tai va, ir čia, žinai, ir
tokių pamastymų, žinai, daug pas mane būdavo, bet, žinai, aš iš pradžių dar kažką atrodo, tai bandžiau užmesti Tadui, bet paskui supratau, kad jau yra viskas suplanuota taip, kaip suplanuota, žinai, ir tu su savo su tais visais pamastymais eik nakui, kaip čia komentatoriai, žinai. Nu, tipo, jau pasiūlymais, ne? Jau nebesiūlyk, žinai, nereikia, žinai. Tai nors ir atrodo, kad būtų galbūt buvę geriau, bet yra kaip yra ir tu padaryk savo. Ir that's enough, tipo, kino aikšteliai čia yra auksinė taisyklė. Nereikia ten šokinėti aukščio bambos. Kaip sugalvoja, taip tu ir vykdai, nes nuo tavęs priklauso tik tiek, o ne viskas. Ir tavo darbas yra padaryti savo dalį maksimaliai gerai. Ir kai visi padaro maksimaliai gerai, tai ir gaunasi rezultatas toks, koks gavosi, žinai. Tai va, patirtis, sakau, buvo labai gera, fun times all the way. Antroji dalyje, ten atsimenu, atėjau jau su žvaigždės kažkokiu statusu, užsišykęs ten pasimenu, ten, žinai, pikau, kad ten tik tiek te moka, čia kažką gaučiai, bet pinigų tai uždirbo, čia mokėkit daugiau. Tada ten, atsimenu, produceris... Šiltų bandelių nėra, čia niekur su manimi. Ne, aš labiau dėl to, kad, žinai, pinigais matau, žinai, nu, jaučiau neteisybę. Bet tai nėra ten tokie tie biudžetai, žinai, ar yra, taip, žinai, nėra ten labai daug pinigų. Aš žinau, kad pirma dalis nuėjo gerai ir, žinai, galvoju, žinai, nu, tipo, tai, nu, dalinkitės, žinai, nu, tai čia mes kartu darėm, žinai, bet viskas nuėjo į vieną pusę, žinai, tai aš ten tokį, žinai, ten vaipiausi ir buvau nelaimingas, tai atėjo tada produceris su manim, taip, pašnekėjo, aš galvoju, nu, gerai. Kai kurie aktoriai ten būna pagrindiniai, reikėjo tarti, žinai, kad nuo pardavimų procentą, žinai, kai kurie būna atsisako, man atrodo net kas ten, ar tai Tomas Hanksas berods iš Forresto Gump, ar kažkas iš tų žymių yra, tipo, kad ten labai mažai paėmė atlyginimą, bet sako, davai 5% man nuo visko, žinai. Ir po to žymiai daugiau užsidirbė. Čia reikia žinoti, čia reikia vadybą turėti, čia reikia patirties turėti, žinai. Aš tik tai sakau, pajutau, kad nėra teisinga, bandžiau atkreipti dėmesį, gavau tokį pasakymą, žinai. Gavai ne. Pastatytas buvo ant bėgių ir maždaug, žinai, arba tu daryk, arba nedaryk. Nu, tai tada darysiu, nu, žinai, jeigu jau tai. Nepakeičiamų nėra, tu gavai, net atsakymą. Jo, net ir Kobretis antras sąraše yra pakeičiama. Bet nepaisant tos detalės, sakau, atsimenu labai maloniai, nes kiekvienas buvo labai smagu stebėti, žinai, tas tokia, kiekvienas teikas kūrybiškai ir tų teikų nebuvo daug, žinai. Taip, nuo ryto iki vakaro, pavyzdžiui, pirmas filmas, kiek, nuo ryto iki vakaro ir kiek dienų, pavyzdžiui, turėjo praleisti, kad toks filmas gautis? Kiek dienų? 2 savaitės, Katadas ir dabar labai greit filmuoja, taip. 2 savaitės, bet taip, nuo ryto iki vakaro griežtai ir ten po pietų kažkada gali, žinai... Iš esmės, nuo ryto iki vakaro. Kažkurios dienos būdavo, kad nefilmuoja, ar ten ruošiasi kažką, bet būdavo taip suplanuota, kad... O gyveni namuose ir važinėjai, ar kažkur? Ne, tikrai nėra tokių, kad, žinai, visi važiuoja iš namų. Jo, važiuoja iš namų ryte kaip į darbą, žinai. Atfilmuoji, varai namo, kitą dieną atvarai ir kartojam. Nes, jo, žinai, ten tų pinigų buvo tiek, kiek buvo surinkta ir, žinai, tada tu tą biudžetą taip skirsti dėlioji, žinai, nėra ten tos prabangos, žinai, sakau, visi iš esmės darė iš idėjos, man atrodo, žinai, ir tas jaučiasi, ypač pirmoje dalyje. Tai ir visi norėjo, kad būtų, žinai, gerai, nes, nu, buvo smagu, tai tą norisi ir parodyti, ir konvertuoti, tai ir jaučiu, kad išėjo. Tai va, smagus dalykas buvo, gera prisiminti. Cigarą rūkant. Šiaip seniai nerūkiau cigarų, norėčiau. Puikus segmentas. Puikiai, tu čia įvedė, aš dar yra prie komentarų kažkas. Jo, prieš 2 valandas beveik. Man Brian May patiko komentaras, šiaip puikiai mintis, sako, ačiū, buvo įdomu, būtų smagu, jei pakviestumėte Gedą į podcastą. Jo, aš jau gerai. Pasilgstu to dueto Gedas ir Timūras, per radiosenalai laikais ir... Turi 3 maiką? Ne. Jaučiu, kad ne. Ne, tai reikėtų kažką mislėti, žinai. Bet iš esmės, arba tuos mūsų, jeigu sodintumėm per vidurį, jisai ir taip girdėtųsi, nes maikai viens kitą, tavo dabar atsisuko į tavo, taip va. Gerai. Nes šitam burbulė čia irgi galima kažką sodinti turbūt. Sutilpstume kaip nors. Tai kad jisai dirba iki 10, o mes pradedam.
Nu tai jau kažką ten pasiderinsim. Tai, arba iškart po darbo prašysim, kad prisistatytų ir kaip nors ten jau bandysim. Jo, šiandien porą valandų. Laisvės TV turiu, tai šiandien nustumti neišeitų, bet kitais atvejais tai jo. Šiaip sakau, man patiko, galbūt būtų faina pasadinti čia Saročką ir aptarti gyvenimą dar, žinai, kiek jisai leisis, aš nežinau, nes jisai, žinai... Nu, jis dabar. Kaip koks Amerikonas, kaip Amerikonas, jo, kaip Amerikonas, taip. Tai va, tai aš už, tikiuosi, kada nors gal greitų metų pavyks, reikia pakalbinti po nulį, nes siunčiau sveikinimą gimtadienio progą, žinai, šiam video įrašiau ten viską, žinai, su bairiai, su viskuo, neatsakė. Man atsakė. Kas čia dabar darosi? Tai, žinai, nu gerai, jau turiu gyvenimiškos patirties neužsišikčinai, kad, tipo, nu nieko, gal tiesiog nespėjau ar praleido. Nebeužsišikinėjau dėl šitų dalykų. Tai va, bet turbūt ateis. Tai tą paminėjau faktą, suabejojęs, gal ateis, kad neteis galbūt, bet pabandysim pažiūrėti. Gal vėlai labai, arba, žinai, gal ant momento būna pataikė, kai dirbo, žinai, kai būna, nu, reikalai perskaityti gerai, vėliau atrašysiu, bet jau pasimina ir neberašo, kad, o tada įkrito dar 30 tūkstančių laiškų. Kaip man būna, man pažiūrėjau, irgi būna žmonės ten, kurie, nežinau, renginių organizatoriai kažkas parašo tau ten žinutę arba laišką ir tikisi, kad tu iš karto atrašysi. Jo. Nes, tipo, jeigu jinai sėdi ofise, visi kiti irgi sėdi ofisuose prie kompų ir va tiesiog, va. Ir atrodo, kad ir sėdi prie to laiško, žinai, nu ir dabar... Nu tai kada čia, žinai, daugiau nieko nebegaliu daryti, iki kol neatsakys man šitą laišką. Ir aš suprantu tą. Kai įtegė laukia to laišką. Ir man pačiam yra buvę, kai tu išsiunti ir nori atsakymą kuo greičiau, žinai. Jo. Bet, nu, nėra. Nu, bet e-mailas čia ne, žinai, nu, dar ir messengeryje net, pažiūrėjau, aš nelaukiu iš karto atsakymo. Tai e-mailas tai čia iš vis man toks, kur, arba jeigu ryte siunti vakare pažiūrėsiu, jeigu vakare, tai rytoj po pietų pažiūrėsiu. Nu, žodžiu, aš va šitą neturiu, sakau. 2 kartus per dieną mailą tikrinu. Man tai yra, žinai, asmeninės psichologinės higienos momentas, kur, žinai, aš neturiu to, kur man ten ding-diling, žinai, aš jau su selėmis, žinai, kaip šitas Pavlovo, man atrodo, ten ta šuo, bėgi ir iš karto ką čia. Nu, tikrai ne, nes jau tas etapas praeitį, matai, kad tai yra absoliutus blogis. Yra, žinai, kada, nes jeigu važiuoji, žinai, ten dingsi, nu, tai tikrai nežiūriu, ypač kai vairuoju ar ten kažkaip, o paskui būna tiesiog, nu, vat ir nuslenka, už tai ir sakiau, ir su Ieva mes vis turėdavom tą tokį konfliktėlį, sakau, nu, please, davai, skambinkite tiesiog. Kai, žinai, tam čiate, kai prasideda, žinai, nes spręsti čiatais reikalus, nu, man atrodo, yra blogiausias dalykas. Ypač jeigu daug žmonių ten. Taip, nu, nes 3 procentų tų žmonių jaus pareigą kažkokį bairiuką numesti, kuris nei reikalingas, nei kažką. Sureaguoti, kažkaip vat išleisti. Nu, ir tada, žinai, ir jeigu tu neįsijungi, jeigu tu, tipo, ant adatos nesėdi, žinai, tu, tipo, vat vėliau. Tai tu ten, kai atsidarai, ten, žinai, va taip scrollini, tą paklodį ir plėt, jau nebesuvedi, žinai, ir nesisprendžia joks reikalas. Ne, nu, žiūrint, jeigu rimti reikalai, jeigu darbinis, tai jo, tai faktas, kad tik faktai ir konkreti informacija. Nu, tai va, draugų koks čiatas, tai dzintai, nu, varai. Tai va, tas sakau, ta pati yra ir tas, kad su visais kitais ten čiatukais ar kažkom, žinai, būna kabo ten ilgai ir netrašau ir aš net puslapį sakau, savo parašęs, kad į žinutes atsakinėjau lėtai, geriau skambinkite, ten numeris, viską, žinai, tai yra. Man nelabai patinka, jeigu aš, pažiūrėjau, nepažįstamu, tai neatsiliepiu, nelabai man patinka. Nu, tiksliau, aš jau privalau, matai. Ne, nu gerai, atsiliepiu, bet nenoriai. Arba jeigu esu blogoje emociniai būsinu, tada neatsiliepiu jo. Bet ne, aš tada būna dažniausiai parašau, tipo, neatsiliepiu, bet tada parašau žinutę sveiki, ko norėjote ir, tipo, galvoju, jeigu tikrai reikia, atrašys žinutę ir jeigu ten sakys, va, dėl renginio, tai aš tą pats perskambinsiu ir, tipo, bet šitą higieną tai irgi, pavyzdžiui, dabar 2 dienas, nu, biškai kažkoks toks galvoju, pajutau, kad chaosėlės mintis ten blemo plaukia ir galvoju, gerai, kažką biškai reikia pristabdyti. Pavyzdžiui, 2 dienas dabar Instagramą ryte 5 minutės praskrolinu viską, TikTok, nu, dar pažiūrėjau ten skaičius mūsų ten visokių tų dalykų, kur praeina. Ir visą kitą dieną nejungiu. Taip, va, dabar 2 dienas social medijos nejungiu ir blemba faina, ramiau taip, žinai. Nes blemba kartais įlendi į tą, kur kokias 3 valandas scrollini ir tada po to... Kaip tu taip gali 3 valandas? Nu, tai reelsus, ką, tai tik tokią valandą, reelsus kokius valandą, dar valandą kokie ten, žinai, šiaip feedą scrollini, ten, užlaikini visus ten. A, tai dar laikini. O taip nejauti to tokio šleikštulio, kuris atsiranda realiai 3 minutę jau scrollinant? Ne.
Ne, nu tai... 3 minutę. Tai čia beveik niekas nesupranta apie ką tu. Tai po 3 minučių niekam scrollinant beveik neatsiranda. Dėl to ir yra visi... Tai va, dėl to aš jaučiuosi dar labiau seną, žinai, nes aš man jisai greit atsiranda. Ne, aš negaliu. Aš va turėjau tik toką, aš kaip pamačiau, kaip agresyviai jisai lenda ten, kuriam negalima, tai jam ten kažko neleis, žinai, kaip prie kontaktų prieigos. Ne! Pašol, žinai. Ir jis paskui man, čia galbūt jūsų draugas arba draugė. Čia, kaip tu? Ha, kaip? Žinai, tai aš jau kaip ir baigiau. Žinai, kaip aš pajutau, jisai man dar kitaip lenda. Žinai, nu, nes TikToką, kodėl visi žiūri, kodėl jisai toks populiarus, nes jis turi tikriausiai geriausią algoritmą. Nu, ta prasme, nes jis milisekundžių tikslumu pagal tavo swipe'us, tau po to tiesiog, nu, labai sukustomizina, žinai, nėra, kad ten, nu, ta prasme, labai sukustomizina turinį, kurį būtent tu nori žiūrėti. Žinai, nes kiekvienas tavo, kur tu ilgiau praleidai, jau viskas, jisai ten jau generuoja, žinai, šimtus video, kur tipo, okei, panašus kaip šitas, nes jokingi. Nes dar kažkas, gal ten pasakė tą, gal pasakė na, žinai. Ir, pavyzdžiui, vienu momentu ir buvo, kad aš taip kažkaip, va, man ten toks galvoja chaosėlis, ten dar kažkas, man čia kažkokia tokia nuotaika. Ir blemba, pradėjau man ten sąmokslo teorijas, tada sąmokslo tipo teorijos, kur aš vienu metu ir sėdžiu, blemba, bet gal rimtai, žinai. Tada, nu, nes tokia, žinai, nuotaika, kur, nu, toks biški liūdesėlis ir, žinai, kažkaip tada labai lengva, nu, paveikti. Tada, toksai tave lengva dar patrigerinti. Tu minkštesnis esi, taip. Minkštesnis esi, jo, neturi to tokio, kad čia yra dalykas, kur tau nori nu, žodžiu. Tada dar ten, oi, ten vos ne, jūsų santykiai bus nesėkmingi, jeigu visoks toks pradėjo. Ir aš taip sėdžiu, biškai paklausiau, tada išjungiau, žinai, tada sėdžiu. Ir galvoju, jo, blema, jaučiu, nebus, ten kažką ir pradėjau, blema, jo, jaučiu, man sunku bus tos santykius, kažką ten, žinai, kažkokia sėkminga. Ir aš taip, palauk, blet, kas čia darosi, galvoju, žinai. Tas toks pagavau save, kad, blema, va, biškai pabuvau to ir porą valandų, galvoju, tik tokia, žinai, žiūrėjau tiesiog. Ir kelias dienas iš eilės taip gavosi. Ir prieš miegą dar, tada neužmiegi, žinai. Ir galvoju, blema, tiek minčių, tiek... Tai va, dabar biškilis juosi, nes galvoju, nu, blemba, lenda ten, kur nereikia ir gerai lenda, tipo. Ir kur man overthinkeriai, nu, nereikia man papildomų šitų šūdų visokių, kur visi ir daro dėl tiesiog klikų ir dėl tiesiog viewsų ir dėl tiesiog ten net, nu... Tiek daug melo ir netiesos, o tu, jeigu biški toks down, tu pasižiūri ir tau vis tiek galva bando prakišti tai kaip kokią reklaminį idėją, žinai. Taip, o tavo būsenas tai nepakels. Dažniausiai tave tik nusodina, nes tu pajunti, kad tu tą šūdą dar priėdė dabar čia, va, valandą laiko ėdė šūdą ir tu dar... Jo, čia kaip blogiau, tai dar čipsų privalgai, tu geriau nepasijausi. Dar labiau biški pykina, jeigu daug privalgai. Aš kiaulė čipsus ėdė. Jo, emociškai irgi tada nusėda viskas, o, tai dabar reikia pilvasiu. Taip. Jo, tai, bet šiaip jo, svarbu ir su social media va turėti, žinai, va, higienos. Tiesiog va karts nuo karto iš vis pasidaryti. Aš va iš viso ten kartais norėčiau 2 dienas telefoną išjungti iš vis, tipo, ir jo neturėti, bet, nu tai ten, tas gal, mačiutė gal skambins, ten dar kažkas, žinai, ieškos. O gal renginį praleisiu, va, skambins, žinai, reikės, tai, nu, tipo, tas toks vis tiek. Va, mano vienas noriu pabaigsiu tik tai, žinai, ką noriu nusipirkti? Nokia 3310. Aš vaikystėje neturėjau, man skauda širdį iki šiol, kad man niekas nenupirko to klasikinio, bet to seno. Nokia 3310, mačiau skelbiu šitam puslapį skelbimų, buvo už kem eurų, galvoju, reikia pasimti. Ir, žinai, kartais tiesiog persimės, nors aš kortelę aš netiks. Arba tiesiog pasimti kitą numerį ir kartais šitą numės 2 dienom, tiem, kam reikia, išsiųs va mano numeris, aš be interneto. Ne, tiks, taigi nusipirk kitą simkę, bet tiesiog ten bus tie adapteris toksai. Ai, tiesiog kaip adapteriai būna, ne? Jo, sueis. Jo, arba jo įsidėt ir tipo, va, aš tik SMS-ais ir skambučiais. Ir karočiui, va, turiu, žinai, ir va, dar turėsi tą 2 savaitės batarkę turinti. Nuostabų telefoną. Tai gyvatėlę dar pažaist galėsi. Gyvatėlę galėsiu pažaist. Jo, nes mano puskė turėjo, mano draugai turėjo, aš turėjau ten tokį Philipsą. Nu, tipo, fainai, kad turėjau tą Philipsą, bet ne tas pats buvo. Aš labai norėjau 3310. Man čia yra pats fainiausias telefonas. Aš Nokios neturėjau, nes Nokia, man ten tais 20-aisiais mano gyvenimo ten tais metais, tipo Nokijas visi turi, tai tipo ne, kaip golfui priešiškumas buvo, nes visi golfus turi, čia, na, aš per geras golfui, per geras Nokijai, aš Motorolas, atsimenu, nešiodavau, bet jaučiu tą tokį, žinai, kad... Tas, kur atsidarė? Ne, mano pirmo Motorola buvo, aš nerasiu nuotraukos, bet aš atsimenu per daug paskambinti su pasakojęs, aš taip ją didžiavausi, jin buvo oranžinė, tokia biškai kaip mulinyčia, bet jinai turėjo prie diržo sakti tokią ir aš ją galėjau prie diržo prisisekti.
Bet jinai buvo, žinai, Aš galėjai visiems parodyti, kad ją turi. Taip, užsidedi ir jinai, tipo, arba tu gali stačią nešioti, arba gali paversti. Gali paversti. Taip, ten buvo toks labai labai fainas, atsimenu, modelis. Ir oranžinis, ryškus toks, ne? Taip. Visi jau matys. Labai gražu ir, žinai, ir man pačiam tą oranžinę, Tai nepavagė to, nes tada ir vagis mato iš toli, kad pareina dešas. Aš atnešiojau, dar paskui pardaviau geros būklės. Bet tai toks jau su mažu stačiakampiniu ekraniuku ir mygtukai šviečiantis. Ekraniukas nedidelis, bet ten jau buvo 5 gal eilučių ir jau ten tas biškė advance, žinai, reiškia, ne visiškai. Tai kaip 330 panašiai toks jau didesnis, ar biškį mažesnis? Didesnis už 360. Didesnis? Jis dar antenytį išlindusi turėjo. Jo, o tai jis tagdavo ar ne? Ne, buvo tiesiog išlindusi. Tai va, bet atsimenu, forma labai maloni, toks, nu, fainas daiktas buvo su tokiu sidabriniu krašteliu, labai labai geras. Ir paskui antrą telefoną, kaip ir kausi, buvo kažkaip irgi Motorola, atsimenu, turėjau, tokia buvo mažytė, visiškai tokia patogi delne. Atsidarydavo jau tas, ar ne? Ten buvo... Tik visi būdavo Motorola, kažkaip, kur atsidarydavo dangtelis. Būdavo tokia, kur būdavo taip, tie Razorai, tai čia paskui atsirado. Ai, paskui. Jo, čia Motorola Razor, šitie buvo vėliau, bet prieš tai dar aš turėjau, nes Motorola, atsimenu, ten kažkaip būdavo, kad atrakinimas būdavo fainesnis, nes vieną mygtuką tik reikia laikyti, o ne ten 2, kaip būdavo Nokijose kažkaip tai. Reikėdavo, man atrodo, paspaus didelį ir žvaigždutę. Ir klaviatūros kažkoks būdavo irgi bairis. Ar trinimas kažkaip tai, žodžiu, buvo, kad biškiai kitaip, o man jeigu jau kitaip, tai man gerai. Kaip ir Mac, atsimenu savo baltą, kaip ir Kau pirmą, tai irgi dėl to, kad dizaineriai čia taip naudoja visi ir ten yra kitaip, žinai, ten nelūžta, žinai, ir aš... Aš dėl to pačiu pirkau. Nes niekada nešoks mėlynas ekranas, kad upsi, viskas. Jo. Nors man yra buvę, kad jis užstringa ir pakimba, bet nesakydavau niekam. Tai va, tai dėl telefono, tai gerai. Gerai, tai jo, tai pabaigiam dėl, nebeatsimenu, nuo ką komentarą atsispyrėm. Tai aš dar noriu vieną paskaityti, nes šiaip Barabanskiui, noriu atsakyti, kad Barabanskį aš geinus esu numažinęs. Masteris yra dedamas ant limiterį dedami, viskas yra padaroma taip, kaip tu parašiai, bet yra ką turim. Čia yra tiesiog per arti mikrafai, o labiau numažinti geino jau atrodo nėra logikos, nes tada vis tiek, kai sukeli kompresiją, vis tiek susikelia tas triukšmas. Taip, kad tiesiog reikia kitų mikrofų. We're doing the best we can. Jo, with what we got, jo. Ir yra vienas komentaras, kurį labai noriu paskaityti, nes man paklausė širdį. User U9FP1ID6W. Arba anonimas. Dabar ZipFM pakeitė grojaraštį. Bet kai ten buvote, tai gal buvo... Būtavo koks 50 dainų grojaraštis, visą dieną tas pats, praktiškai negalėjai klausytis ilgiau nei 3 valandas iš eilės. Ir beje sutinku su Timūru, kad yra time kodas, kur aš tą gabalą įdėjau, kur buvo 6 minučių, tai tikrai tas ir turėjai prisiminti, taip, 5. Ten buvo nutrumpinta pradžia, bet tikrai baisi daina. Sako, kas išrinko tą dainą? Ne. Man tada keldavo kančias. Taip. Aš iš vis atsimenu, man atrodo, kad tas gabalas iš vis, aš nežinau, iš kur jis atsirado. Man atrodo, kad ten buvo, žinau, Ievos pasakymas dėt. Nes man atrodo, taip ir buvo, nes, tipo, jo, ir buvo, kad aš, tipo, muzikos redaktorius ir kažkokia daina tiesiog atsirado, tipo, aš iš kur čia šitas gabalas, nu tai aš čia gal. Aš, tipo, what the fuck? Čia net, ir jinai nepanašiai, tipo, pagal stilistiką, nepanašiai viską, ką mes grojam, man atrodo, nu, tai ir tas buvo, kad išsiskirdavo iš... Man, pavyzdžiui, nepatinka, kai taip yra. Tai ten jinai, žinai, nu, toj disfunkciniai sistemui jinai, reiškia, operavo taip. Tai, sakau, buvo dainų, kurias jinai, atsimenu, liepdavo įdėti, nes jinai ten būdavo kartais leisdavo ryte ar kažkada ten, kad vat, naujas dainas atėjo ir girdėdavo, kad va šitą dėsiu. Žinai, buvo gerų, sakau, pasiūlymų ir šiaip muzikinis skonis yra, žinai, tikrai geras. Bet, sakau, būdavo kai kur tokių jau tik, kad jau, žinai, nu, jau dėl savęs darai, ne dėl bendro gero. Bet Ieva beje rašė man į Instagramą neseniai, savaitgalį, po ilgos labai pertraukos, kaip tu, kaip ten, kažką, žinai, parašiau, kad labai pasilgo, sakau, norėčiau susitikti. Tyla. Bliama, Hebra, pasitėm. Gedas, dabar Ieva. Come on. Gal aš iš tikrųjų esu labai toksiškas žmogus, žinai, gal iš tikrųjų, žinai... Nepastebėjau. Nėra gera šalia manęs, gal. Aš esu taip, aš kartais, aš toks kontroliuojantis pasidarau, bet dabar bandau tą mažinti, žinai, let it go. Labai gerai, žinai, viskas labai normaliai. Tai tiek tų komentarų, sakau, jų tik 5 šį kartą, jo, labai nedaug, per žiūryčių irgi dar, nu, tai žinai, aš galvoju taip, kai kažkas, kai pradės jau atrasti mūsų kanalą vis labiau, jis, o čia ir tai, kaip, žinai, yra daug gerų ilgų laidų.
Tai va, tai tiek apie tą. Ai, dar ką norėjau pridėti, kad Baby Reindeer sužiūrėjau savaitgalį. Kas tas yra? Tai yra, tu nežinai. Tau irgi bus. Tai pasakai taip, lyg aš visą matęs. Nes man labai pušino Netflixas, tipo, jį žiūrėti. Aš atsakiau, tai Netflixo, tai aš lietuviškų būdų žiūriu dabar lašiau. Okay. Lietuviškų. Jeigu tu lietuviškų būdų. Streamingo būdu. Jeigu lietuviškų būdų rasi, man labai patiko. Čia, žinai, sakau, kaip yra, Netflixas taip pat padaro sykį į metus, kai tu jau galvoji, metas jau atsisveikint. Taip. Jis ir įmeta kažką gero, žinai. Tai buvo su Squid Game, atsimenu, irgi toks. Bet 2 metai jau praėjo. Nuo Squid Game, tai sakau, kažkas tada buvo matyti praeitais, žinai. Tai kodėl vis dar yra. Bet Baby Reindeer labai patiko. O kas tai iš vis yra? Tai yra serialas 7 metų. Sounds like filmukas 7 metų vaikams. Taip, pavadinimas taip skamba. Bet tai yra, ten yra psichologinis thrilleris, taip gal pavadinčiau. Tipo Stephenui Kingui labai patiko. To autoriaus kūrinys. Idėja yra tokia, kad yra stand-uperių norintis tapti komikas, kuriam nesiseka, jisai dirba bare ir jį pradeda persekioti stalkerį. Lietuviškai nėra atitikmens stalkeriui. Persekiotojas. Ne tas, jo, žinai, čia kaip šviesas viesuotas, bet stalkerį. Ją labai gerai vaidina, reiškia, ta aktorė, žinai, tikrai yra tokių baisių vietų, žinai, kur va, sakau, suprantu, kodėl Stephenui Kingui patiko, nes aš esu matęs ir Kukurūzų vaikus, seniai dar tą tokį, paskui nesnei čia kažkada žiūrėjau, kodėl jis buvo man baisus vaikystėj, bet ten va yra psichologiniai momentai, kada tave pagauna, žinai, arba Langulieriai irgi labai geras filmas, irgi man atrodo Stepheno Kingo, tai jam labai patiko, tai va ten tokių momentų yra ir visa idėja serialo yra tokia, kad jisai pasakoja, nes tai yra pagal tikrą atvejį nutikę. Ir tas, kuris vaidina, jis yra ir autorius serialo, tai bičas save vaidina iš esmės. Ir atgroja tas situacijas. Tai knyga pirma buvo gal? Ne, tiesiog scenarijus buvo parašytas. Ai, grinai pagal istoriją. Knygos nėra, tai ir dabar ten irgi užvirė didžiausias šaršalas, kaip ir būna po Netflixo. Tai stalkeris vyras ar moteris? Moteris. Ai, tai jį iš tikro stalkino, tada jis iš tikro sukūrė serialą pagal tai? Taip. Tai va. Okay. Ir... Blema, geras premisas labai, labai... Taip, ir kaip tu ten, žinai, pamatai, this is a true story. Iš karto, žinai. Ir dar pats jis, žinai. Taip, kiek vertės prikelia, žinai, šitie... Nes tu tada realiai grįžti išgyventi to pačio, ką tu iš tikro jautėjai, o ne ką tu susikūrė. Ir tu jau, kai žiūri, tai, tipo, nebejoji, žinai. Vat ir Agota man sakė vakar, sako, man patinka, kai būna filmuose parašyta, kad iš tikrųjų... Taip, man irgi. Man čia 8 iš 10 mėgstamiausių filmų, kur based on true story. O nekenčiamiausias yra To Be Continued. Tai va, tai ten yra jo istorija, kad jinai jį persekioja, rodoma, kaip viskas nuo pradžio dėliojasi ir į kokius ten paskui komplikuotus dalykus viskas pavirsta, bet man labiausiai patiko tas psichoanalitinis kampas, kur yra, ar ten kokiai 5 gal serijoje, jo monologas ant scenos, kuris tipo klikina lūžta ir ten jisai tiesiog pradeda išsilieja, žinai, išsipasakoja. Toks geras monologas. Taip gerai pavaryta, žinai, ir aš žiūrėjau ir verkiau, galvojau, nes... Bet nebespoliink, aš plemą gal užsienio pažiūrėjau. Aš bandau labai atrankioti tau žodžiu, žinai, ką sakau. Nes mane beveik jau suvilioja pažiūrėti. Tai va, nes, sakau, tai jeigu tikrai istorija pats ir dar toks trileriukas, tai blema tokie gerai susižiūri labai. Ir... Tokie taip atsisėda į 9 vakaro ir 6 ryto žiūri toks. Taip. Aš irgi, žinok, pasileidau, taip, žinai, nes grįžau namo pirmiau negu šeimyną, nes mes skirtingom... Kiek 10 serijų arba 8? 7. Oi, tai čia vienam vakarui toks. Jo, tai aš irgi įsijungiau ir supratau, kad aš nebesustosiu, žinai. Ir va, kaip sekmadienis buvo užnaktinėtas. Tai ir pabaigoje visiškai serialo yra paaiškinama, kodėl jinai jį vadino Baby Reindeer. Tai yra pavadinimas, viskas yra paaiškinama, žinai. Tai neliks klausimų. Tai va. Tai tiesiog, kad žiūrėtum iki galo. Nes aš kai pažiūrėjau monologą, galvoju, ką dar čia pasakoti. Jau kaip ir dan. O ten dar vinioja ir dar ten yra pasirodo. Žodžiu, viskas bus atskleista, ponas ir ponai, ne? Tai ne veltui šitas yra taip, žinai, nes jis ten irgi pirmoje vietoje laikėsi labai ilgai Netflixo, tik nežinau, už kurie tas vietas mato, žinai, kai rašo straipsnius, nes nerodo topų jokių Netflixas. Netflix'e rodo. Bet ten, man atrodo, yra fejkas. Žinai, toks, kur tipo... Ne visai, jisai sutampa dažniausiai su ten kiti, kai parašo su skaičiais milijardais, bet pas Netflix'as šiaip, man atrodo, iš
piarina. Tai va, nes yra irgi regionai, žinai, kur kas kaip eina, žinai, nes irgi vienur vieną gali žiūrėti, kitur ne, tai toksai, kur, nu, nepasitikė aš jų topų. Jo, bet šiaip, aišku, ten, žinai, parašo aukštai topą įdeda, kad žiūrėtų, nebūtinai jį ten labai žiūri. Arba nerodo. Būna fake trendas ir tada iš tikro trendas. Taip, tai va tas feikinimo momentas yra. Jo. Ir nerodo niekada tų peržiūrų, kurias, sakau, straipsnį, kai skaitai, tai kažkur, žinai, atsiranda, kad ten tiek ir tiek milijonų žmonių pažiūrėjo, iš kur čia tie skaičiai. Bet šitas tikrai, sakau, tikrai labai geras ir vaidyba visų labai gera. Tu pažiūrėsi, tau, kiek aš jau tave žinau. Aš manau, kad kitą savaitę galėsiu, tai kaip kai tu pažiūrėjai tą apie ateivius, tai kitą savaitę tada kitų kampų aš galėsiu atsakyti. Nes taip, žinai, norėtųsi paanalizuoti su tavim, bet vat, kitų nematęs, o tu... Davai ir susidarim, aš pažiūrėsiu, kad mes kitą savaitę galėtume pašnekėti. O kad tu pažiūrėsi, aš nebejoju. Tai va, Baby Reindeer labai rekomenduoju, kas nematė. Tai va, o pabaigai gal tada norėčiau priminti žaidimą. Taisyklės, teisingai, davai. Taigi, labai viskas paprasta, turim 2 gauto iškvietimo DVD, Timūras pažadėjo viduj parašiukas, kokis vieno žodžio, gal kokį linkėjimuką, ten kokį nors, tai gal net kokią nuotrauką kažką tais į vidų, net nesakom ką, tiesiog viduj galbūt net kažkoks bus. Priedas bus unikalus. Priedas, jo. Taip. Jaučiu, kad jie buvo įdėsiu. Jeigu bus laiko, tada galim irgi nepasižadė, bet jeigu bus laiko, gal ir Tado atsiras, ne užraitytas koks, jeigu atsirastų laiko. Manau, kad padarysim. Ir tai 2 DVD. Parašyti komentaruose po šitą laidą tiesiog mėgstamiausia citata, mėgstamiausias veikėjas iš filmo, nežinau, mėgstamiausia vieta, mėgstamiausias sprogimas. Bet kas iš esmės tinka, rinksim 2 burtų kelių, manau, tiesiog iš tų ir turit būti pasubscribinę Timūro kanalą. Taip. Tiesiog mes atrinksim laimėtoją, tada pažiūrėsim, ar subscribina, jeigu nesubscribina, dėja, tada perlėsim kitam ir tiesiog burtų kelių išrinksim kažką tais. Arba galim išrinkti vieną kažkokį išmaikščiausią, juokingiausią, mums patikusi, labiausiai kokį, žinai, tą kūrybiškiausią, o tada vieną atsitiktinį, kaip nors galim ir taip. Pažiūrėsim, kaip tie komentarai dėliosis, bet tai nerašykit po vieną žodį ir kai dalyvaujat konkursuose, jeigu radijos kokiuose kažkur, tai visi tie tokie labai sausi nepraeina. Kuo natūraliau rašykit. Va jums patarimas dar kaip daugiau šansų laimėti. Nes matosi, arba žinai, jeigu gebat juokauti, pajuokaukit, labai irgi tinka. Tai 2 Tas už ten man. Tas Andriukui juokiausias. Aš irgi noriu. Tai ką, šiandien tiek, laiko turim mažiau, geros jums savaitės, meilės širdise ir ant kūnų. Ačiū, kad buvot kartu, gero savaitgalio. Čiau. Iki.